serialus perka scenarijus. Jie turi vietinį rudoką. Wow. Tai kas mafijozas pas juos būna? Į namus užsuka svečiai, netikėtai nepranešė. Kokį dalyką namuose slėptumėt pirmiausiai? Papuošalus savo. Ne, bet nebūtinai radžis, belekas gali užeiti. Tiesiog šiaip kaip svečiai. Nes kolūkius kas pavogė visus. Kubilius. Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojot? Jeigu tu naktį nebūtum tiek triukšmavęs. Labai kažkoks keistas bezdalo garsas iš to kompo. Ne, kas tu naktį darei? Kroviau viską. Persikėliau. Tai iš vienos lovo galą į kitą. Didelė lova, ne? Reikėjo gal mažytę pasim. Palauk, parodys. Gopšuolitų. O, čia mano lova. Kažką tu ten krapštėjai. Nes aš antrą jau smigau. Antrą? Jo. Net dviejų, po dviejų gal. Aš tavim netikiu, žinok, nuoširdžiai. Kur esam, kur keliaujam? Esam Marijos Gempinski realiai. Ir dabar važiuosim į Lazdijus. Gavom angarą, dar vieną. Nes popa kaip lyja. Ir turi būti audra. Turėtų būti tokia audra, kad turėtume būti visi šlapi ir būtų neįmanoma pasiruošti. Teoriškai būtų įmanoma daryti renginį lauke, nes mes būtume pastogų ir žmonės būtų pastogų, bet tiesiog pasiruošti būtų neįmanoma niek. Nu tai viskas, dabar lėksim mes kažką jaučiasi mesti į skranduką. Kokią karką lengvą rytinę. Ir po to varysim į Lazdijus. O raktą reikia. Ką im? Šitą? Jo, labai. Hello. Hello. Ryčka yra žiauriai užsikepęs filmuoti. Kas čia atsitiko? Užsimego. Bėgo laimingas į kamerą į kambarį, filmuoja viskas. Komentarą? Atrodo, kad dabar kažkas žiauriai pučia padangą šalia. Nežinau, ar girdit, bet labai pučia kažkas padangą šalia. Tai va, tai dabar esam angare, kur esam realiai išgelbėti dar kartą ūkininkų. Ar pareini su vaišiom? Yes! Pareini su cinamoninėm bandelėm iš Nijolės Žaladonienės kioskelio. Šiandien keptos. Šiandien šviežios Taip, bandelės. šviežios. Prašau. Prašau. Čia paimsiu dvi. Paim. Visas išpirkau, tikiuosi kainos. Neragavau, Ryčka imsi? Gerai. Geras? Labai. Čia yra dėl. Labai primena mokyklą. Kokios geros. Dabar žiūrėkit, gerbėmiai, aš turiu super galią. Naujaus karai. Vienintelė blogybė, kad gali nutikti šitas. Aš kalbas plauku. Žiniuojant tau. Dabar išplauku. Biški, žinok, užtruks. O, geras tokį. Paskutinį kartą, kai tai buvo, tai naudojam žirklės mes. Kiekvienas drono triukas baigėsi maždaug taip. Jeigu ne medija, tai planuoti. Žaiskit atsakingai su dronais. Gerbėmieji, o dabar pasitikite šio vakaro dalyvius.
Tikimės, kad šiandien nėra dvinukių, nes jis tikrai bandytų rėžti aplink ją sparną. Airidas Jankus. Labas vakaras. Kaip žmogus juokingas, kaip Mantas nelabai. Mantas Grimalis. Nemaišykite, vienas ąžuoliuką pasodino, kitą už ąžuoliuką pasodino. Mantas Bartuševičius! Airidui jis patinka, nes mėgsta deginti žmonės. Dominikas Kubilius. Labą vakarą. Labas, kaip jūs jaučiatės visų pirma? Gerai? Ok. Good. Vidutiniškai, labai gerai. Super. Mes tuoj galėsime pradėti. Žinot ką, o gal davai pradedam, o po to papasakosim ir padėkosim visiems, kam padėkoti reikia. Tai žinot, ar ne, pralaužėm ant 3 skaičiuojant nuo 3 iki 1. 3, 2, 1. Sukluso lazdijų latriukai dabar, manau, kas čia darosi. Gerai, tai labas visiems. Visų pirma, leiskite papasakoti apie situaciją, kągi mes čia šiandien turėjome ir kodėlgi mes persikeliame. Tai turbūt akivaizdu ganėtinai, kodėl persikeliame. Ir kartais tai būna komandiruotės, turbūt pagrindinis minusas yra tai, kad gali planuoti iš anksto kiek tik nori, bet atsitinka dalykai, atsitinka gyvenimas ir tada pasižiūri Naglis Šulija ir jisai tau sako, nieko jūs nedarysi dėl to, kad lis. Ir mes sakom, darysim, mes norim daryti. Ir kai kurias vietas mes tiesą sakant derinom kelis mėnesius. Šitą vietą mes suradom per kelias paras, mes žiauriai stipriai norim padėkoti ir paprašysim gal net jūsų didelių aplodismentų, nes mes norim labai padėkoti Linui ir Giedriui. Ačiū labai šio angaro šeimininkams, kad jūs įsileido. Ačiū labai. Aš pareklamuosiu UAB transportas ir kasyba. Jeigu kam reikia, kažką iškast, kažką pakast, drąsiai kreipkitės į juos. Jie sako, viską turim, pagelbėsim, kuo tik galim. Tai kreipkitės būtinai į juos. Mes dar kartelį labai dėkojam už tai, kad šiandien galim turėti gerą vakarą čia. O gerą vakarą turėsim, taip? Yes. Banga. Jo, žinot ką, nuo bangos reikia pradėti. Nuo ten pradedam ir iki ten banguojam, gerai? Gerai, jo. Tylesnę darom, tai jaukiau bus tada. Galim su garsu padaryti, gerai, kad netrodytum kaip kurčnebilių banga, tiesa, gerai? Ir 3, 4. Super, o dabar gerai. O dabar jau galim pradėti. Dabar jau galime sukti savo galvą štai čia ir susipažinti plačiau ir labiau su mūsų šiandienos svečiu. Labas, Dominikai, kaip laikaisi? Nuostabiai. Kuo tu užsiėmė šiomis dienomis? Pusiau atostogų, pusiau darbo ritmų. Nes šiaip, kadangi esu daugiau televizinis žmogus, tai vasara jau 20 metų mano gyvenime yra laisvas laikas, 2-3 mėnesiai, nieko neveikimo, tai aš net nelabai ir įsivaizduoju, kaip vasarą galima dirbti. O kada tada yra tas veikimo didžiausias momentas dirbant televizijai? Tai aišku rugsėjis, nes yra startas visų darbų ir didžiausias stresas. Ir tada, kaip žinia, yra naujieji metai. Tai čia visų yra stresinė būsena, nes 100 renginių, 15 užsakymų, viskas vakar, o ne šiandien. Ir tu bandai viską suspėti, nors kiekvieną kartą sakai, kad aš jau tiek tikrai nebedarysiu, bet vis tiek darai, nes mesgi visi stresuojame ar turėsime dar užsakymų savo gyvenime. Mes žinom, kad tas televizijos startas prasideda rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį dar turbūt visi galvoja, visi nauji projektai galvoja, kad mes gyvuosim amžinai ir skaičiuosim kažkada savo 20 sezoną, bet ne visi gyvena amžinai. Didžioji dalis negyvena. Kada būna maždaug tas laiko, po kiek laiko pamatot, kad turbūt, kad gali ir nepabaigti sezono kažkokia laida ar projektas? Kadangi praktikos jau tikrai turiu labai daug, tai skaičiavimas yra labai paprastas. Tikrai labai elementaru. Pirma laida, jos sėkmė priklauso nuo PR. Nuo promo, nuo PR, tiek kiek išsukta intriga apie projektą. Bam, pasiekėm, geras rezultatas. Antra laida yra svarbiausias rodiklis. Po intrigos, jeigu žmonės grįžo į antrą laidą, reiškia viskas yra gerai. Jeigu negrįžo,
gali jau darytis, mautis kelnes, stotis žemyn galvą, ką tik nori, nepaeis. Tai per antrą laidą turi kažkas susimušti. Per pirmą gerai. Geriau per pirmą. Šiaip tai televizija yra toks dalykas, aš tą matau jau ir internete, ne, vadinat hukais, visokius kitokius dalykus, žodžius vartojat, ne, užkabinti žiūrovą per 3, per 5 sekundės. Tai televizijoje lygiai tas pats. Pirmos 5 minutės yra svarbiausia. Filme, kur ateinat į kino teatrą, tai yra svarbiausia. Pirmos 5 minutės. Ir pabaiga. Vidurys. Čia mes vieną filmą darėm, tai kaip montažo režisierius sakė, žiūrėk, dzinkas tas vidurys. Pradžia ir galas, viskas. Ok, tai mes šiandien turėjom gerą pradžią, labai mums dabar svarbu pabaigą gerą padaryti, ne, ir visiškai nesvarbu, ką čia dabar kalbėsim. Taip, galim išgerto nealkoholinio. Saliučiai. Kemperiukį šnekėjom, tu esi pradininkas, atvėrė juodąją skylę Lietuvoje su įvairiais realybės šou, taip? Ir tavo vienas iš beibių yra realybės šou baras. Pala, o gal gali tada, Dominikai, išvardinti, prie kokių realybės šou tu esi prisidėjęs ir mes gal tada bandysim praeiti trumpai pro kažkuriuos, tuos, kuriuos žiūrėjo žmonės? Tai aišku, ne aš vienas, čia nenoriu, didelė komanda dirba prie realybės šou, ypatingai tais laikais, kai startavo, technologijos tikrai nebuvo tokios, kokios šiandien. Tai komandos būdavo po 50, po 60 žmonių, vien kūrybininkų, kurie dirba prie scenarijaus, 10-12 žmonių. Tai tikrai daug žmonių prie to prisidėjo, bet startavom su baru, Palangoj, Kupeta, vyresni tikrai atsimena, jaunesni turbūt randa dar YouTube kažkokių vaizdelių, liekanų. Tada... Prisimenat barą? Paplokit, kas pamena barą. O? Paplokit, kas užlaimi. Barą palieka. Palieka barą. Tai tada žygiavom į muzikos erdvę, Kelias į žvaigždės 3 sezonai, tai baro buvo irgi 3 sezonai, tada Kelio į žvaigždės 3 sezonai, tada Ideali pora toksai buvo, Giovanni, tarp kitko, jame dalyvavo. Tada buvo Alfa žurnalistus rinkom, Malinauskas jame dalyvavo. Nu, žodžiu, aš net neatsiminsiu turbūt visų, nes jau paskutiniai buvo realybės šou Sala, Tenerifei filmavom. Tada dar kažkokie, Didžio revoliucija buvo, o paskui jau žanras televizijoje įsisėmė, jisai persikėlė į internetą. Aš turiu klausimą būtent apie tai, aš esu girdėjęs, kaip jūs atrinkinėjat žmonės į realybės šou, yra tam tikros taisyklės, kas realybės šou turi būti, ar ne, kokie personažai ten turi būti. Tai gal gali trumpai papasakoti, kokie tie personažai ir ko dairaisi, kai renkat atrankoje dalyvius į realybės šou? Tai svarbiausias momentas, turbūt čia mes ne patys išradom, mūsų išmokė švedai, nes kai paleidinėjom pirmą barą, tai mus mokė švedai, nes licencinis projektas, atvyko prodiuseriai ir mes perėmėm iš jų visą know-how. Paskui mes tą know-how naudojom labai daugelį projektų, nes labai daug dalykų, kas liečia psichologiją, tu gali paskui panaudoti net ir normaliam darbė, UABE gali panaudoti tam tikrus momentus. Tai pavyzdžiui, jeigu ateina norintis dalyvauti realybės šou ir tu iškart jauti jam kažkokią antipatiją. Jis tave erzina. Nežinau, dėl batų, dėl elgsenos. Taip gera, ne? Mes sprendžiam apie žmogų per pirmas minutės. Tai jau yra pliusas. Kad mus erzina, jau yra gerai. Tai yra pliusas, nes erzins ir kitus. Tada, aišku, simpatija irgi svarbu, kad mėgtum. O gali dabar pasakyti, kur, pavyzdžiui, aš iš baro? Aš spėju tada, tik tai spėju. Okay. Tas, kur nepatinka, tai Britva buvo. Akivaizdžiai Britva turėjo būti. Ne, šiaip aš gyvenime visada buvau neformalas. Taip. Tai žmogus iš Šiaulių ir važinėjantis su Britva man jau iškart turėtų nepatikti, net ilgai nešnekant. Bet paskui mes labai radom su juo bendrą kalbą. Jau nežiūrint į tai, kad jis pradėjo sklaidyti su peiliais vidury realybės šou. Tai dar iki peilių viskas tikrai mūsų santykiai labai faini buvo. O
paskui kitas yra svarbus momentas, tai tos pirmos minutės. Čia kaip ir bet kokiam darbe, jeigu ateinat nedarbintis ir yra pokalbis, tai pirmas efektas, tai yra svarbiausia. Paskui jau, žinok, su kelintu realybės šou dalyviai jau žinodavo šitą, tai ateidavo pasiruošę ir tas pirmas minutės ten, wow, žvarydavo kažkokią tai nesąmonę visišką, kad mes pagautumėm tą dėmesį. Bet dažnai tai, kas suvaidinta, labai greitai pasimato. Kiek buvo dalyvių bare? 12 startavo, o paskui dar pasipildė naujokai. Tai jeigu tai dabar žiūrim iš tų 12, kiek buvo adaptukų ir kiek buvo normalių? O tokių, atsiprašau? Adaptukų, tokių keistesnių, kiek privalo būti tokių keistesnių? Aš vyresnis žmogus, nežinau. Jo, kiek privalo? Sakom, kiek adaptukų buvo. Gerai, ačiū. Jeigu taip pat pavardėm nekalbant, bet tiesiog kiek iš tų 12 privalo būti tokių keistesnių, kad sukurta visą efektą? Visi. Visi? Iki vieno? Pagal formatą realybės šou viena iš komandos narių kūrybinės yra psichologas arba psichologė. Pas mus buvo psichologė moteris. Kai mes visus jau atrinkom, psichologas turi padaryti savo interviu asmeninius, mes juos nesikišam, nežinom, apie ką jie kalba, bet jinai mums nubraižo tam tikras kreivės, charakterizuoja ir kiek žmogus, nežinau, kiek stiprus psichologiškai, nes žmonės bus uždaryti uždaroje erdvėje. Yra daug visokių niuansų. Tai po atrankos jinai sakė, aš išeinu iš darbo. Wow. Todėl, kad jie visi neprognozuojami. Mes tokius atsirenkam visada. Stengiamės tokius atsirinkti. Aš įsivaizduoju, kai atėjo į atrankas Kelių žvaigždės Radžis, jūs taip trynėt rankom. Oi, čia, kaip sakant, aukso kalnus. Bet čia tikrai nepaslaptis, bet Radžis atėjęs, jisai sužavėjo lygiai per minutę. Tikrai. Ką padarė? Jo mėlynos akis moteriškai giminę komisijoje sėdinčią užbūrė iškart. Pavogė širdis gal. Ta prasme, ką jis ten dainuoja, ten nelabai svarbu. Visiškai, nes aišku, jo asmeninė istorija, jo, tai, kad Radžis turi charizmą, mes ne vienas negalim ginčytis turbūt. Absoliučiai, taip. Tai ta charizma jinai ir tiesiog spinduliavo jis ją. Dabar jis jau tos charizmos matau, kad taip apmažėjo. Bet savo vibrato jis vis dar nepraradęs. Ne, tai čia yra vizitinė kortelė, čia be to negali. Aš manau, kad jisai netgi ją suaštrina specialiai tam tikrais atvejais. Labai toks jausmas, kad jisai dainuoja, ką daryti. Ir atrodo, kad prie jo smūginis grąžtas jį daužo. Ir nuostabus vibrato, ką tu. Taip, bet kas įdomiausia, jo vokalo mokytojas, nes mes turėdavom vokalo mokytojus, kurie juos treniruodavo, bandė šitą dilytinti iš jo. Išmušt lauką? Kažkaip. Bandė, laužė jis tą žmogų, jis nepasidavė ir jis iki šiol su vibrato važiuoja labai puikiai. Čia gerai, aš tada kaip tik pats įbėgai į klausimą. Kartais, kai tu darai dalykus ir tau atrodo, kad tu žinai jau iš profesionalios pusės, kaip tai reikia padaryti, kartais atrodo, kad norėtum kažkam patarti ir duoti patarimų. Bet tada, ar tu nesugadini potencialo žmogaus duodamas jam patarimą? Kaip pavyzdį duosiu Skirmantą Malinauską. Jeigu jisai pačioj pradžioj, kai pradėjo daryti YouTube, būtų paklausęs manęs, ką man patobulinti, aš sakyčiau, nedaryk iš miegamojo, daryk iš studijos kokios ir panašiai. Ir nesisveikink 15 minučių. Sveiki, šiandien aš padariau dar vieną video pilną, pamatysite mano Patreon'e. Tai tu toks sunaikintum jo kažkokią identiteto dalį. Taip. Ar nebaisu, kad darant kažkokį patarimą, duodant, sunaikinsit kažkokius tos želmenėlius jaunus? Ne, nebaisu, todėl kad visas šou verslas, jisai turi labai aiškias taisyklės. Čia atrodo iš išorės, kad mes rock'n'rollinam ir labai daug improvizuojam. Ne, yra labai aiškios žanro taisyklės. Kaip ir jūsų žanras turi irgi tam tikras taisyklės. Tai ir šitoje vietoje. Tai mes patardami stengiamės jauną žmogų, stengdavomės užvesti ant tų taisyklių. Aišku, jas bandydavo laužyti, tada patys pamatydavo, kad nebeveikia ir kad vis tik tos taisyklės buvo geros. Tai taip, be abejo, bet pagrindinis mūsų patarimas visada buvo, ten gali sklaidyti scenoje kaip nori,
išsidirbinėti realybės šou formate kaip nori, tikrai nevaržėm žmonių. Bet svarbiausias patarimas, ką jie veiks po to. Nes mes žinojom, kad žmonės sužyba labai ryškiai per pirmas 2 savaitės. Ir paskui, kai jos arba išiliuminuoja žiūrovai, arba baigėsi realybės šou, tas populiarumas dingsta lygiai per savaitę. Lygiai per savaitę. Tai mano visada ir komandos būdavo patarimas, kaip jūs išlaikysite tą populiarumą. Jūs dirbkit, jūs turit išėję iškart pradėti dirbti. Tai iš baro, kai išeini, įsidarbink į kitą barą. Taip, bet žinokit, labai gerų karjerų pasiekė. Okay. Net ir baruose jie pasikėlė stavkės, taip pavadinsim, atlyginimus. Papasako, kas iš tokių kažką gerai nuėjo, gerai nutekėjo? Taip, tas pats Dainius puikiai, kai barmeno karjera jo šovė į viršų, jie padarė barmenų šou Vilkai su ugnim, su viskuo, važiavo per visas vestuvės, per visur, kur tik nori. Ir savo profesiniai srity, nes jis tikras barmenas iš principo, ne šiaip atėjęs pabandyti dirbti bare, tai jam tikrai kortą paėjo labai puikiai. Visiems kitiems, kaip žinia, ten kažkas bandė dainuoti paskui Ieva liktai, kažkas dar kažką bandė, bet taip visurgi reikia įdėti darbo. Tu gauni tą pirmą pliūpsnį, tai reikia jo naudotis ir čiupti jį greitai už pakarpos ir jau varyti į priekį, bet atrodo, kad tas populiarumas niekada nesibaigs. Nes, pavyzdžiui, po Kelias į žvaigždės, tai daugelis padarė turus po mokyklas metus laiko ir tas ten ir baigėsi. Pamenu, mokėjau litą už bėgį koncą. Litą? Litą arba 2 mokyklai. Tai tu gal sakyčiau netgi gyveni gerai. Realiai jūs buvot, tada tie pradiniai realybės šou buvo vienintelė terpė žmonėms tapti populiariais. Dabar mes turime internetą, kur dar gali reikštis. Kaip sutramdydavot gerbėjų visus laiškus, iššokimus, galbūt prisimeni kokį nors labai tokį jau ekstravagantišką gerbėjų išsišokimą? Nes aš spėju, eilės būdavo didelės, visi norėdavo pakliūti filmavimus. Jo, tada mes gyvenom tikrai kaip Holivude, visiškai dabar to nėra. Mes žymius atlikėjus galim pamatyti Renė ir lėktuvė ir Maksimoj. Tai, ypatingai jeigu sostiniai ar didmiestį, tai niekasgi nenustemba. Paprašo ten nusifotkint parašą, bet tiek žinių. Tuo metu tai tuos jaunus žmonės tiesioginė to žodžio prasme plėšė. Tampė, plėšė, mes samdėm apsaugą, kad juos net palydėtų iki autobuso. Kokiam mieste tikrai neprisiminsiu, nes daug tų miestų apvažiuota. Tai žmonės užtvėrė kelią autobusui, kad mes negalėtumėm išjudėti. Tai iki to tiesiog, kai apsauga bandė tarti su žmonėm, kad nustumdytgi negali, irgi žmonių, kad kažkaip išlydėti tą autobusą ir kad jau važiuotų chebra namo. Tai buvo taip, kaip mes matom, rockstarai varo, Coachella festivalį, tai čia lygiai panašiam lygiai viskas buvo, bet turbūt gal, kaip ir sakėte, nebuvo interneto, atrodė, kad papulti į teliką yra kažkokia misija neįmanoma, o čia žmonės papuolė ir jau dainuoja ir kažkaip ten jiems sekasi. Dabar yra viskas žymiai paprasčiau ir greičiau. Kas atvežė švedai, ar jūsų idėja buvo įnešti alkoholio į realybės šou? Aš manau, tai yra žanras, kur šitas velnio gėrimas yra tiesiog privalomas. Nes tai, kad ten, paskui mes ten girdėdavom ir visokius gandus, kad kūrybinė komanda jos girdo ten specialiai, nes nieko specialiai tikrai negirdė, bet tuo metu alkoholį galima buvo rodyti per teliką. Tai šaldytuvai tiesiog pilni. Tai jūs norit gerkit, norit ne, čia jūsų reikalas. Bet mes paliekam, ar ne? Bet ką reikia turėti omeny? Žmonės, kurie yra uždaryti ir juos dar filmuoja non-stop, filmavimo kameros 24 valandas per parą, tai jūs įsivaizduokit, kokiam jie strese gyvena. Jie atsibunda su stresu ir eina miegoti su stresu. Po kokių ten 3 savaičių mėnesio tas stresas apmažėdavo, nes jau tapdavo įprasta situacija šitą žmogui. Bet ir iš to streso, aš manau, žmonės tiesiog natūraliai, ką darom? O, jau 11, kalam. Tai va. O kokie buvo tuo metu, man labai įdomu, reitingai, pavyzdžiui, lyginant su dabartiniais, nes pagal balsavimus ten buvo kosmosėlis, ten kas dėdavas
Jo, ten balsuodavo apie 100 000 už vieną žmogų. Nu, tai bendroji sumoji 200 000 prabalsavimų. Tai, Kiek kainuodavo? Nežinau, litai tada buvo. Litą pem. Litas, 2 litai, kažkas į tą pusę. Litą pamenu. Litą pem. Čia 4 bonkės. Nes aš po to prisimenu, kai persivertė į eurus ir buvo kažkoks gal realybės šou, ar kažkas tokio buvo 30 centų, tai matyt, čia buvo tiesioginis vertinys iš lito. Ir dar kas įdomu, kad žmonės balsuodavo prieš. Okay. Tada jau, kai mes tapom tolerantiški ir tokie labiau vakarietiški, tada jau pasidarė už. Bet pradžia buvo prieš. Nu, prieš konservatorius vis dar balsuoja, tai dar išlaikėm šitą. Nes kolūkius kas pavogė visus. Kubilius. Landsbergis ir Kubilius. O buvo kažkada momentas, kada galvojat, kad reikia, per žiauru yra, kad reikia nutraukti jau transliaciją, nes galvojat, kad šito tikrai jau nerodysim. Tai baro ta situacija su peiliais. Aha. Tai transliacija iš teliko buvo išjungta naktį, bet aišku, visas tas pats pagrindinis veiksmas jisai buvo parodytas ir parodytas paskui laidose. Tai taip. Paskui būdavo tokių situacijų, kai alkoholio yra per daug, taip, be abejo, ir tada jau stengdavaisi to nerodyti. Nes ribos jos visada, bet kame jos turi būti kažkokios. Nors tuo metu televizija tikrai buvo labai laisva, palyginus. Laisva aš turiu omeny, kad mes net nepilnamečius vaikus galėjom rodyti. Girdit galėjot nepilnamečius vaikus, ten ant tiek laisva tada būdavo. Taip, savaitgaliais. Taip. Žodžiu, tai buvo pati situacija, pats laikmetis leido labai daug. Dabar yra žymiai sudėtingiau. Užtat aš manau, kad realybės šou ir persikėlė į internetą. Nes internetas dabar yra laisvesnis. O televizija viskas, keiksmažodžių nebegali, alkoholio rodyti negali, sekso scenų irgi negali, nieko negali. Tai aišku, ir tada to atviro sekso nieks nerodė, po kaldra kažkas juda, bet žodžiu. Man iš viso atrodo, kad šiandien telikinės realybės šou neturi šanso prieš TikToko kaimietuką. Kaip tu gali įveikti kažką, kas geria ten visokius dalykus, žinai, kur eina muštis iš karto. Būtent tą ir norėjau pasakyti, kad realybės šou dabar yra mūsų telefonuose kiekvieno. Mesgi žiūrim, kokius kremukus kas nusipirko, kokius dantis kaip išsivalė, įsibalino. Čia ir yra realybės šou. Realybės šou persikėlė į telefoną. Ir viskas. Čia tik tai buvo, kai atsirado šitas žanras. Jisgi gimė iš ko? Iš eksperimentų su žmonėmis. Norėjau klausti, yra siužeto vingiai, kuriuos jūs turit padaryti? Pavyzdžiui, kad kažkas turi... Ne, tai meilė jinai turi būti. Jo, tai norėjau sakyti, meilė turi būti pora, būtinai, kurie įsimyli vienas kitą. Kas dar turi būti? Turi būti blogiukas, kuris visiems nepatinka. Turi turbūt būti gerietis, tas teigiamas personažas. Turi būti vienas žmogus, kurį žiūrovai išmes pirmą savaitę. Gerai, kaip vyksta išsirinkimas, taip tiesiog? Patį labiausiai lūzerį didžiausią išsirinkit, taip. Nes yra rizika, kad per pirmą balsavimą iškris geri dalyviai, kurie turi žymiai daugiau potencialą. Tai reiškia, tu turi imti dalyvį, kuris laidojamas ant laužo. Aš pamenu, per kelias žvaigždės toks Tautvydas buvo pirmas. Prisimeni? Lembo, atsimena Tautvydą kas nors? Būtent. Būtent. Bet Tautvydas pirmas nekrito, man atrodo, ar krito? Vienas gal pirmųjų. Vienas pirmųjų, tikriausiai. Aš irgi neatseksiu, bet tikrai toksai, kuris ant sudeginimo eidavo, tai mes rinkdavom specialiai tam, bet čia ir švedų buvo patarimas, nes jūs kitaip prarasit gerus dalyvius. O buvo tas, kas turėjo sudegti, bet viršijo lūkesčius ir nesudegė? Jo, ko neatspėjot? Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie... Tuose baruose buvo tas žmogus, aš labai atsiprašau, jeigu jis dabar mato komandiruotę, neminėsiu vardų. Žodžiu, jisai buvo numatytas kaip tas, kuris kris pirmas. Jis tikrai žmogus nieko blogo, bet ir nieko gero nedarantis. Toks tiesiog, sėdė kampė tyli, bet jis dalyviam labai patiko. Nes jis draugiškas, jis nekelia jokių konfliktinių situacijų, nieko, su juo, ta prasme, faina, sėdė, nesėdė irgi gerai, koks skirtumas. O jiegi pradeda konkuruoti ir pradeda žaisti visokius žaidimėlius, kaip pašalinti konkurentą iš žaidimo. Tai čia ne konkurentas, kam jį šalint.
Ir jis taip sėdėjo ten mėnesį kiek ir mes sukom smegenis visi. Ką daryti su to žmogum, jis, niekaip, nes finale jo negali būti, tiesiog. O Bet kažkaip jis paskui dingo, žodžiu. O kažkas buvo, ko velniškai neatspėjot ir nepataikėt, kalbant apie, pavyzdžiui, Kelią į žvaigždės. Ar tikėjotės, kad kaip pavyzdys ten koks Merūnas, tai arba Rimiškis, kad eis iki finalų ir... Tikėjomės. Nespoilinsiu dabar laimės ar nelaimės, gal dar nematėt. Bet tikėjotės iš karto, kad čia ir bus favoritai? Taip. Merūnas tikrai buvo kaip favoritas, nes daug niuansų. Viena, kad jisai dainuoja labai gerai, tai tą mums jau sakė ir patvirtino profesionalai, kurie komisijoje irgi dalyvauja, jau čia atmetant visus asmenybės bruožus, ne? Tada jo nerealus humoro jausmas, tą mes visi žinom, tada jo asmeninė gyvenimo istorija, irgi visi žinom, tai tikrai buvo aišku, kad jisai toli. Vilija ta pati irgi buvo aišku, kad tai toli, nes visiškai neprognozuojamas žmogus. Vilijos visos yra labai neprognozuojami žmonės, šiaip tiesą sakant. Ne viena jau dabar prognozuojama. Darys priešingai negu sakė, jo. Taip. Aš gal dar norėčiau apie tokį klausimą užklausti apie Kelias į žvaigždės, nes yra daug labai gandų įvairiausių. Yra kaltinimų dėl dainų vagysčių, bet man teko išgirsti neperseniausiai, kad tos dainos, ar dauguma jų buvo su licenzijom išsipirktos. Ir dėl to nebuvo kai kurių žinomų grupių, žinomų dainų coverių. Tai kuris variantas yra tiesa? Nes tiesa yra licenzijos tikrai, todėl kad vis tiek televizija yra viešas dalykas. Tai tu taip jau tiesiogiai, ten pavyzdžiui koncertėliui privatę, tai tu gali pavogti ir, nors šiais telefonų laikais irgi yra labai rizikinga. Tai televizija turi monitoringus, visi vieni kitus seka ir neduok dievė tu kažką tokio padarysi, tai licenzijos buvo ir tu teisingai sakėjai, kodėl nebuvo tų dienų hitų, todėl kad jie brangiai kainavo. O mes rinkdavosi muzikos prodiuseris tas dainas, kurios vieną adaptuojasi į lietuvių kalbą, nes mes lietuviškai dainavom didžiąją dalim, tai kurios gali tikti Lietuvos klausytojui. Ir antra, pavyzdžiui, senoji karta, nostalginė melodija, jinai irgi sužadina tam tikrus jausmus, prisiminimus ir ką tik nori. Bet, pavyzdžiui, tekstą lietuvišką tu turi siūsti vadybai į užsienį, jie turi pasižiūrėti vertimą, ar mes nesityčiojam iš dainos, ar jinai neiškraipoma. Yra labai ilgas procesas šitam dalyke. Taip, pavyzdžiui, kokiam X Factoriui yra lengviau, nes X Factorius jau turi bazę dainų, iš kurių jie negali nei į kairę, nei į dešinę. Yra tiek dainų ir tiek. Jos yra Warner Music nupirktos ir yra. Ir jos dainuojamos yra per visą pasaulį, coverio variantų. Tai kada teisėjai siūlo paskui dainas atlikėjams, tai jie renkasi iš to sąrašo, kur yra nupirktos dainos. Būtent. Ir nežiūri, jie atlikėjo, ar tinka ar netinka, tiesiog tu dainuosi šitą. Žiūri vis tiek, nes yra tonacijos, yra labai daug to muzikinio pasaulio specifikos, kur tu negali bet ką duoti Merūnui dainuoti, nes jis, pavyzdžiui, boso partijos nelabai ir sudainuos, nes jis yra tenoras. Tiesiog. Tai žiūri dainas pagal tonacijas, kurios gali tikti jo balsu. Bet Radžis Gyvenu gerai padainuotų. Manau taip. Manau taip. Ten nėra sudėtinga daina, manau ir tu padainuotum. Žinokit. Nežinau, kiek susipažinęs su manimi tiksliai, bet... Kas tavo buvo mėgstamiausia daina iki šiol? Turi kažkokią vieną vakur? Aš pasakysiu savo. 2x2 yra 4. Laukiniai vakarai. Paskui su Marijonu Mikutavičium jau tapo ir hitų ta daina, bet jinai buvo Marijono kurta Kelių į žvaigždės daina. Aš biški šiaip nesupratęs, iš tikrųjų buvau. Taip. Šitą dainą Marijonas dainavo su Erniu, man atrodo. Taip, ne? Atidarėme. Čia buvo sukurta būtent projektui šitą dainą? Taip. O paskui jinai jau išsipušino, tada Vilija dainavo, tada pats vienas Marijonas perėmė. Šiaip pirmam sezone vienas iš pagrindinių kompozitorių ir tekstų rašytojų buvo Marijonas Mikutavičius, Keliai į žvaigždės. Taip. Paklausk manęs, kokia mano mėgstamiausia. Kokia tavo mėgstamiausia? Hei, sveikinam rytą.
Oi, kaip mes netiktume projekto Aridai, eina, šį mes ką tik sudainavom, blogiausia eilutė muzikos istorijoje tikriausiai. Kaip manai, Dominikai, jeigu mes dalyvautume realybės Ai, nu šou? kodėl tu tokį klausimą duodi? Ne, bet koks realybės šou, kokie mes personažai būtume? Va dabar šiek tiek išgirdai mus kalbančius, kas mes tokie būtume? Tuos, kur kiša išmest? Ne, šalia manęs sėdintis, tai tikrai pirmas turėtų kristi, nes mažiausiai kalba. Mažiausiai sukelia, aš labai atsiprašau. Aš net nepykstu, žinok, aš... Airidas out, ne? Jo, Airidas out, nu, bet jūs abu Tu jau man tai- galėtumėt pasparinguot vienas su kitu tikrai. Kas? Kokia tavo klička būtų? Plikius tiesiog? Mano klička plikius Ne, tai pataikiau, ne ta kaktukas norėjau sakyti. Per vėlų plikiau. Aš manau, Raudonkaktis. Raudonbarzdis. Aš galvoju, koks atitikmuo aš būčiau, bet kadangi mes labai su šeima žiūrėdavom irgi, aš būdavau dangaus fanas, nieko asmeniško tikrai, Dominikai, bet aš žiūrėdavau dangų, bet šeima žiūrėdavo labiau Kelią į žvaigždės, tai kadangi telikas vienas ir tėvai valdydavo namus, tai visgi žiūrėdavom Kelią į žvaigždės, tai jiem labai patikdavo Merūnas ir sakydavo, kad aš būsiu Merūnas užaugęs. Ir jo. Eik tu, bet tu nedainavęs Ko mes gyvenime. nesitikėjom, kad Merūnas taip užaugs. Aš dainavęs operinį esu šiek tiek lankęs, tai vat mane, tai aš norėčiau, aš Merūnas būčiau tada projekto Merūnas. Bet to Gražuolę galėtum pavaryti. Aišku, easy. Nu, parodyk. Dabar. Parodyk. Easy. Nu? Tik tonaciją atrasime. Nedaryk, tu gitaros partijas, man aš akapelą noriu atlikti. O Gražuolė, tu praėjai gatvę, o Gražuolė, tu pritrenkei mane, o Gražuolė, aš patikėti jau negaliu, kad gali būt gražių tokių. Va, bum, šakalaka. Geras. Užsimerkčiau, galvočiau, kad be tenoras tu. Aš toks bariton tenoris, jo. Baritonas. Baritonas toksai norėjau būti. Nu taip, baritonai yra nevykę tenorai, tą žinau. Mums kitaip sakė irgi mes. Aš sakiau vieną kartą, kad sakau, aš labai norėčiau būti baritonu ir sakė, man vienas muzikantas sako, nenorėk, čia gyvenimo būdas, žinok, pasigailėtum. Tai man tinka baritono būti. Kai kurdavo laidas, būtent tas pirmuosius realybės šou, ar jūs, kurdami, orientuodavotės į auditoriją kažkokią tikslinę, ar bendrai imdavot? Bendrai, visiškai. Dabar taip skaičiuojasi jauna auditorija, vyresnė, miesto, kaimo, kaip tik nori. Tada buvo svarbu masė ir net tie reitingai, kur kaip širdies, reiškia, pulsas paišosi, tai svarbu paimti viršų, kas ten tam toj kreiviai visiškai vienodai šviečia. Tai taip, tai buvo visiškai bendra masė, reitingai siekdavo ir 20, ir 30 net procentų, tai dabar nieks to neturi, bet čia ne dėl to, kad projektas toks aфиgenas, o todėl, kad nebuvo interneto, buvo tik telikas, tai būdavo netgi apklausos, reitingai, patys pirmieji reitingai būdavo su apklausom, ateidavo mergaitė, pasibelsdavo į duris, paduodavo laidų sąrašą ir sudėdavo iksus. Ir, pavyzdžiui, jeigu laida net nerodoma vasarą, bet bobutė ją tik vieną atsimena, jinai ir užpildydavo, kad ją žiūri, nors vasarą nėra tos laidos. Tai, žodžiu, taip va gyvenam. Ir vėl įbėgai į temą ir į klausimą, ko irgi norėjau tavęs paklausti, kaip Vilko, jau turbūt galima taip sakyti. Televizijos reitingai, ar ne? Kaip jie skaičiuojami yra šiai dienai? Nes ilgą laiką, aš nežinau, ar tai pasikeitė ar ne, buvo tie priedėliai, ar ne? Sakoma, kad jų ten buvo 1000, vėliau buvo papildymas dar 500 ir ten sakoma, kad cirkuliavo galbūt 1500. Aš tiesą sakant, kažkada norėjau daryti tokią mini dokumentiką apie tai, nes buvo toks atvejis, nežinau, ar apie jį esi girdėjęs. Kažkada telikas gavo pranešimą, kad itin kažkaip taip sutapo, kad kokią 4 ar 5 valandą ryto visi žiūrėjo TV3.
Apie, ta prasme, milžiniškas kiekis Lietuvos žmonių žiūrėjo TV3 kažką ten ir panašiai. Ir vėliau buvo išsiaiškinta, kas buvo. O buvo taip, kad kartais vyresni žmonės, kai atsikelia naktį į tualetą ar kažkas tokio, jie įsijungia teliką pasišvietimui. Ir taip jau sutapo, kad keletas žmonių tuo metu įsijungė telikus pasišvietimui. Iš to 1000 keletas. Jo, o tuo metu apskritai nedaug žmonių žiūri teliką ir užteko kelių žmonių, kad jie visiškai iškreiptų reitingą. Ir tada man kyla klausimas. O jeigu aš parašyčiau, pavyzdžiui, internete pasakyčiau, parašykit man visi žmonės, kurie turi TV priedėlius, ar ne, jie man parašytų ir aš jiems pasakyčiau, žiūrėkit, įsijunkit šeštadienį 12 valandą teliką, man reikia, kad jūs būtumėte tuo metu tam kanale, nes, pavyzdžiui, nuo to priklauso, aš išleidžiu savo laidą ir nuo to priklauso, aš rėmėjam norėsiu parodyti reitingus ir panašiai, ir aš susikuriu savo reitingus, realiai aš juos įtakoju. Kas čia per situaciją? Ar gali atsakyti už tai, nes kitu atveju pasimatysim teisme? Dėl tų apšvietimo televizorių abejoju, nes tuo metu telikas šnypždavo tiesiog, jis negalėjo apšviesti kelio į tualetą. Ne į tualetą, tiesiog kai atsikeli kambarį, kur tapkės ten. Kur ten dėt koją. Kur dėt koją, taip. Okay. TV metrai, taip vadinasi tie priedėliai, jie yra iki šiol ir jų yra, aš tikrai bijau sumeluoti, bet man atrodo tie 1500 ir yra, gal kažkiek padidino. TV metrai yra išdalinami per įvairiausias socialinės grupės, per miestus, mažesnius miestelius ir kaimus. Yra pasirašoma konfidencialumo sutartis, tai reiškia, jūs niekaip nesužinosit, kur tie TV metrai yra. Lygiai taip pat ta kompanija, TNS Gallup ar kokia nors kita tyrimų bendrovė, jinai nesuinteresuota, kad jūs tai sužinotumėt, o to labiau nesuinteresuota, kad televizijoje dirbantys žmonės tai žinotų. O žmonės už tos TV priedėlius, kiek žinau, anksčiau kažkaip skaitėsi nelabai legal mokėti atlyginimus už tai, nežinau kodėl. Tai jie gaudavo tipo virdulį, skrudintuvę, mikrobangę, toks buvo atlygis. Ir gaudavo tų daiktų, taip, ne tai, kad vienkartinis, bet praeina ten 3 mėnesiai, vėl gauna telefoną ten ar kažką. Ir žodžiu, kaip dabar yra, tikrai neatsakysiu. Tai va tokia sistema jinai išlikus. Kodėl jinai išlikus, aš tikrai neatsakysiu, jinai man kvepia paradoksu. Absoliučiai. Šiais skaitmeninimo laikais, kai kiekvieną televizorių realiai mes galim pamatyti, kaip jisai vaikšto, bet yra sąmokslo teorija, pabrėšiu, kad nenaudinga transliuotojam, kad tai įvyktų. Todėl, kad tada pasirodys, kad lietuviškų kanalų nelabai kas ir žiūri. Tai čia yra sąmokslo teorija visiška. Kiek yra tame tiesos, nežinau, bet iki skaitmenimo mes dar nenuėjom. Kaip pasaulyje yra įvairūs irgi variantai, irgi TV metrai, bet yra jau ir šalis su televizijos skaitmenizavimo metu perėjo prie skaičiavimo kiekvieno televizoriaus individualiai. Tai pasijautė, tai matėsi statistikose, kad sumažėjo žiūrimumai? Šitą eksperimentą darė televizija Lietuvos ryto kažkada tai. Pradėjo skaičiuoti skaitmeninius televizorius, tai tikrai situacija keitėsi kardinaliai. Bet tada atsirado kitos sąmokslo teorijos, kad Lietuvos ryto televizijai apsimoka tą daryti, nes jie daugiau kaip ne visai, jie nekonkurencingoje erdvėje tarp didžiųjų kanalų ir jiems save pakelti tik tokiu būdu ir pavykdavo. Tai sakau, čia yra gandų visiškas lygis. Kaip yra iš tiesų, nežinau, bet yra tie patys TV metrai jau 100 000 metų. O kokiu dar būna sąmokslo teorijų su televizija susijusių, su tavo projektais? Tai visadagi mes viską sumontuojam, surežisuojam ir nieks nieko, ir dar už pinigus. Ta prasme, mes mokam žmonėm pinigus, kad jie taip darytų. Tai čia yra top of the top. Visada, visose projektuose. Man juokinga būdavo, nes aš labai gerai prisimenu per realybės šou, tiek per barą, tiek per Kelią į žvaigždes, man atrodo, jie skambint galėdavo, ne? Savo šeimom ten kažkiek laiko. Taip. Ir visi skambučiai būdavo, prisimenu, mama, netikėk nieko, čia viskas sumontuota. Nesumontavo, kad tu laižiai su kitu žmogu. Niekaip. Tada dar tokių technologijų nebuvo. Tu vakar mes matėm, kaip tu pisai leiką, nes montavo, neįmontavo lausi tave.
išgėrė. Tai man juokinga būdavo, kad, aš suprantu, tai ko jūs tikitės, kad nemontuos, kad 24 valandas įdės tiesiog į teleką ir rodys 24 valandas, aišku, kad sumontuota. Tai aš po to prisimenu, mamai sakydavau, po balių pareidavau ir sakydavau, mama, netikėk, kad aš girtas, čia sumontuota yra viskas. Tai amazing. Bet nekišdavot čia savo rankų, jie patys padarydavo. Mes vienintelį, ką mes darydavom, tai situacijas tam tikras, ar tą pačią meilę, ar tą patį konfliktą, mes jį sutirštindavom. Bet tai daroma dabar visur. Portaluose tą pamatysit, per antraštės, per visur, lygiai tas pats algoritmas visur yra naudojamas. Tai aišku, jeigu yra meilė, tai mes ją tiek rodysim iki apsivėmimo. Jeigu žmonės jau įsiskyrė, mes vis tiek dar jų klausim 30 kartų, o gal dar vis tik jūs mylit vienas kitą. Žodžiu, tempsim tol, kol temą patys nužudysim. Lygiai tas pats yra ir su konfliktinė situacija. Kartais gali klausdamas, aš redaktoriaus darbą daugiau dirbau, tai klausdamas dalyvio gali išprovokuoti tam tikrus momentus, ne? Perpasakodamas, ką apie jį sakė kitas, pavyzdžiui, jisgi nežino, ne? O aš paimu ir jam, o tu žinai, Laimis apie tą ir tą sakė. Tai va tokių dalykų mes tikrai darydavom. Bet kas iš jų paskui įsiviniodavo, tai jau kaip Dievas žino, nieks nežino, kaip būdavo. Tai gerai, kas sukiršino Agnį ir Radžį? Ar teko prisidėti prie šito? Jie, man atrodo, jau buvo užsiprogramavę dar prieš prasidedant realybės šou. Bet aš manau, kad šitoje istorijoje yra toks, dabar aš matau tos vaikšto reelsai, nes bus jų koncertinis turas. Taip. Ir vėl jie važiuoja ant tos pačios bangos. Tai ir pačiam realybės šou jau buvo, kad jie patys įsivažiavo, jie pamatė, kad tai veža, kad sulaukia daug dėmesio ir jie tą žaidimą žaidė, mes tą žaidimą patys pompavom ir iš to gimė tokia pora kaip tvora. Bet realybėje turbūt paprastam gyvenime taip tikrai nebūtų. O dabar gal šiek tiek atitrūkstant nuo realybės šou, norėjau paklausti apie televiziją apskritai. Aš prisimenu, kai stojau, aš studijavau Vilniaus universitete komunikacijos fakultete verslo informacijos vadybą ir ten, kadangi su komunikacija susiję yra ir tie patys žurnalistai, pas mus labai dažnas, bent jau mano metais, būdavo jo svajonė patekti į teleką. Dabar turbūt ta svajonė apmažėjus, nes daug kas nori internete daryti, daug kas pasiskirsto, išsinišuoja, sakykim, bet tuo metu tai būdavo norėjimas patekti į teleką. Ir kai giliau pakalbi su žmogum, tai jo tikslas ir yra tiesiog patekti į teleką. Ne kažką pasakyti per teleką, bet tiesiog tikslas patekti. O ką jau ten darysiu, nebėra svarbu. Aš tapsiu žvaigždė patekęs į teleką. Būna dažnai tokių žmonių telekė, kurie ateina tik dėl to, kad telekė būtų, bet iš esmės nieko neturi savo ką pasakyti. Ir atvirkščiai, vice versa, ar yra tokių tavo istorijoje, kur sutikai, negalvoji, kad kažkas gausis ir dabar net pavardę įvardindamas gali pasakyti, kad jis puikus žmogus dabar telekė? Ne, tai pavardės neatsiminsiu tikrai, nes labai daug žmonių prasisukė, yra labai sunku per greitai identifikuoti. Bet žvaigždėm, kaip ir dabar internete, lygiai tas pats, žvaigždėm tikrai norėjo būti visi, nes žvaigždės amplua, kas tai yra? Tai yra rožinis gyvenimas, tai yra pinigai, tai yra dėmesys, kas yra svarbiausia. Kiekvienas žmogus trokšta dėmesio, kiekvienam žmogui jo reikia, tik vieni jį randa savo šeimoje, meilėje ar kažkur, o kitiem reikia to dėmesio dar daugiau. Tai to dėmesio troškimo vedamieji eidavo į televiziją ir eina iki šiol, ir eina į tą patį internetą, daro reelsus, vykusius, nevykusius, jau nesvarbu. Tai čia to dėmesio troškimas, bet Lietuvos situacija yra juokinga tame, kad pinigų žvaigždė neuždirba daugiau negu čia sėdinti žmonės. Tokia yra realybė. Raudonas kilimas, limuzinai, visa tai yra teatras tam, kad sukurti tos žvaigždės iliuziją. Bet iš principo, ką aš jau ir minėjau, mes visi susitinkame Maksimui ir skrendame su pigiausiom avialinijom. Su private jetu neskrenda niekas. Tai tada palikim tik tai dėmesį, ne? Dėmesio kažkokį tai troškimą. Tai apie tą pasakymą, norėjimą pasakyti kažką žmonėm, niekas negalvoja apie tai iš principo.
Paskui su metais ir su praktika galbūt ateina tas norėjimas kažką pasakyti nuo savęs. Auditorijai, žiūrovui ir taip toliau, nes jau tu turi ką pasakyti. Pradžioje tu nori būti gražus ir fainas, bet ir tai dabar yra lygiai tas pats visur. Kad yra krūva vedėjų, kurie turi pasakyti ką, aš labai abejoju, tikrai ne vienetai, kurie turi ką pasakyti auditorijai, be parašyto scenarijaus ir be teksto, kurį jam davė scenaristas ar prodiuseris. Tai to man labai gaila ir man labai trūksta, nes kiekvienas žmogus turi atsinešti kažką savo ir ištransliuoti žmonėm, o taip pastovėti ir gražiai pakalbėti, toks kaip anksčiau būdavo tie dailiojo, o raiškaus skaitimo konkurso laureatai. Taip, bet pas mus yra panašiai. Reiškia, mes darėm realybę šou apie žurnalistus ir buvo atvažiavęs žmogus iš BBC, jis juos mokė ir treniravo ir jis, kai atvarė į Teliko žinių studiją, pats pasižiūrėt, kaip Lietuvoje viskas vyksta žiniuose, jis apako, kad yra sufleris. Ta prasme, sako, čia 60 metai. Pas mus nieks nekalba. Visi žurnalistai, redaktoriai, kurie kalba vedėjo pozicijoje, jie kalba nuo savęs. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt, visi jau yra su raukšlėm. Va čia yra vedėjas BBC televizijoje, tai yra top, reiškia, pozicija. Jie visi atėjo dirbti nuo laidų nešiotojų pradėjo ir užlipo iki laidų vedėjo pozicijos. Jie žino, kas yra žurnalistika, jie žino, kaip rinkti faktus, jie patys įsigilina į temas ir tada jie gali pasakoti žiūrovui be suflerio informaciją. O pas mus yra truputį viskas iškreipta. O kai vyko šitas projektas su žurnalistais, dabar pasakysiu, ar tiesą sakau ar ne, bet ar Janutinė neturėjo būti top žurnalistė? Jinai ir buvo tuo metu top žurnalistė, jinai buvo vedėja. Kas atsitiko? Jo, kokia plyta nukrito ant galvos? Neįsivaizduoju. Tikrai labai sunku spręsti apie žmogų, kai jo nėra šalia. Taip šaudyti nelabai norėčiau. Nenorėtum nieko deginti ant laužo, kai nėra šalia, ne? Taip. Ne, bet kas nutiko ir kaip apsivertė, bet čia ne vienai jai tai yra nutikę. Bet aš dažnai, čia ne konkrečiai apie ją kalbant, bet kalbant apie žmonės, kurie nueina, antivakserių, visokių kitokių chemtrailų kelių, nors prieš tai buvo lyg ir normalūs ir mes kartu bendravom. Bet čia kalba yra apie žmonės, kurie žinomi, plius minus, tai yra dėmesio stoka. Jie kažkada buvo on top, prarado auditorijas, prarado to laiko, uoslę, užmigo ant laurų ir tas populiarumas užgeso. Tai įvyksta labai greitai. Užtenka mėnesį kažkur nesirodyti ir tave iškart pamirš. Tokia yra realybė. Ir tada iš to dėmesio trūkumo bandai griebti iš čiaudo. Ir štai tu turi auditoriją, kuri tiki kiekvienu tavo žodžiu. Gali sakyti bet kokią nesąmonę. Bet kokią, visiškai. Ir viskas, jie sėdi, linkčioja galvas, ploja, moka net pinigus, Patreonuose, taip toliau, tu gali net ir uždirbti šiais laikais iš to. Ir viskas, ir tu murkdaisi tame nedidelėme burbule. Ir noriu pabrėžti, kad tie burbulai yra labai nedideli. Mums atrodo, kad jų daug, nes jie labai aktyviai komentuoja. Bet realybė jų yra tiek, kiek už Vaitkų balsavo. Tai tokia yra realybė. Bet tai yra nemažai, tai yra kiek ten turbūt... 12%. 100 kažkiek tūkstančių? 12% suskaičiuota tiek, kiek už Vaitkų balsavo. Žemaitaičio balsų neskaičiuočiau, nes ten daugiau buvo prieš kažką balsai atiduoti jam. Tai Vaitkaus situacija mums labai viską puikiai nupaišo. Nesi idėjos, kad jų daugėja šalininkas? Manai, kad jų visada tiek pat, ar jie... Nes šiaip Algis Ramanauskas ganėtinai tiksliai pasakė, kad socialiniai tinklai čia atvėrė šitą žaizdą ir mes tada pamatėm, kiek jų yra iš tikrųjų. Anksčiau nebuvo kur savo durnumo pareikšti. Dabar tai įmanoma ir dabar tai irgi ypač pamatė, kad dėmesio gauna, jie reiškia vis plačiau. Bet manai, daugėja ar nedaugėja tų žmonių?
Man toks yra paradoksas, kad yra tokių, pavadinkim, kabutėse influencerių, tiktokerių ypatingai, kurie irgi mato, kad jau viskas, jie viską papasakojo apie savo šeimą. Jau jie prisigėrė eterį, jau jie ten parodė ten kažkokias kūno nuogas, viską jau jie padarė, ką daryti toliau. Ir tada jie pamato intuityviai, visiškai neplanuotai, kad štai va, tokie dalykai trigerina. Atsiranda tokių kaip aš, kurie pradeda juos ten kalt prie sienos, bet taigi irgi yra pliusas, irgi dėmesys. Ir iš to gaunasi, kad jie pasėda ant tos temos. Pradeda keikti valdžią, pradeda ieškoti kaltų, kur buvo, kur nebuvo, kurti sąmokslo teorijas. Jas net nekurti, o perpasakoti iš kažkur, nes smegenų neužtenka sukurti savo sąmokslo teoriją. Ir va taip tas ratas sukasi. Ar jų daugėja, man iš vis yra labai sunku pasakyti, todėl kad va, su Benu Lastausku mes apie tai diskutavom. Jisai sako, Dominikai, bet jūs nekreipkite dėmesio į skaičius, nes dažnai jie būna feikiniai, dažnai būna sekėjai nupirkti, daug visokių yra patysgi žinote, maklių, varkių, ko tik nori. Tai va taip pasakyti kategoriškai, kad jų daugėja, nenorėčiau. Aš sakyčiau, kad vis tiek su kartų pasikeitimu vyksta pokytis į gerą pusę. Taip, yra tam tikri užprogramuoti dalykai, kurie persiduoda iš kartos į kartą. To irgi nereikia užmiršti. Bet yra daug jaunų žmonių, kurie kitaip kalba negu jų tėvai. Stengiasi kitaip kalbėti negu jų tėvai. Prieštarauja savo tėvam. Esu matęs ir esu gavęs ne vieną žinutę iš tokių jauno amžiaus žmonių, kurie tiesiog nenori turėti nieko bendro su tuo. Tai tikrai nepieščiau tokio maro, kad čia ateina maras į Lietuvą. Tikrai ne. Vis tiek 30 metų tai yra labai ilgas laiko tarpas, kai mes esame nepriklausomi. Ir tas laiko tarpas, jeigu tai būtų internetas prieš 15-20 metų, būtų klaiku. Tikrai būtų klaiku. Dabar yra situacija visai stabili, sakyčiau. Mane tik labiausiai glumina, kad jinai yra niekaip nekontroliuojama ir niekaip nevaldoma, jokių institucijų, lyg ir turim dezinformacijos įstatymą, bet jis neveikia niekaip, nes jis rašytas, kai Facebooko dar nebuvo. Tai šitas mane labiausiai glumina dalykas, nes yra jaunų žmonių, kurie užsikabina, yra pavyzdžiui, auditorija, kuri juokiasi, bet jinai vis tiek žiūri. Ir kažkuri pasąmonė, kažkokie tai lašeliai sukapsi. Tai mano tikslas ar mano siekiamybė, kad šito viso mėšlo aplamai nebūtų. Kaip tą padaryti techniškai, neįsivaizduoju. Uždraust negali, nes kaip ir demokratija, bet kaip bičas rusiškai kalbantis sako su keiksmažodžiais, kad Lietuva nepriklausoma tapo pažeidžiant visus tarptautinius įstatymus, ar Šaulių sąjunga yra gėjų, reiškia, ta prasme, aš norėčiau, kad jo neliktų tiesiog, kad jį ištrintų kas nors, atimtų telefoną, kažką padarytų. Kas tavo manimu yra didžiausi kenkėjai? Apie ne vieną jau esi padaręs ir ne vieną deginęs ant laužo. Kas yra, tavo nuomonė, patys didžiausi? Patys didžiausi kenkėjai yra tie, kurie apsimeta gerais. Tokių yra ne vienas ir ne du ir net ne 10. Tie, kurie kalba tarp eilučių. Tai čia Blažytė, Kiguolis ir visi kiti, kurie turi šiek tiek daugiau IQ negu jų sekėjai. Tai jie yra didžiausi kenkėjai, todėl kad pasimauti ant jų kabliuko yra žymiai lengviau negu ant debilo, kuris rusiškai keikiasi. Ne? Tai va šitoj vietoj yra tikrai šlikštu ir baisu, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtumėm Blažytės Facebooko akauntą, tai straipsniai, jos postai, netikiu, kad jinai pati rašo, yra labai gerai apgalvoti ir labai teisingai sudėlioti. Su užsieniečių citatom, su žurnalistų ištraukom, su kažkokiais pavyzdžiais kreiviam statistikom. Ta prasme, prikipt net ir teisėsaugai yra 0 šansų, nes jinai nieko tiek kategoriškai neteigia. Absoliučiai. Apie mus prieš 3 dienas rašė su mano nuotraukai kaltą.
Tai jeigu kas skaitot Blažytę, netikėkit bent jau tuo postu. O ką parašė, kad tenoras esi ar? Parašė apie, tiesiog turėjom renginį Kėdainiuose, ten įvyko įdomi situacija ir nesusipratimas, bet buvom apkaltinti. Mačiau. Taip, buvom apkaltinti mes, kad viską suniokojom ir kad ten... Arogantiškasis Mantas Bartuševičius išvyko aplink Lietuvą su kemperiu ir su humoro klubu suorganizavo renginį komandiruotę išvartę šventuosius akmenis. Sulaužėm akmenis, mes sulaužėm. Tai va, tai bet kodėl taip yra? Todėl, kad jūsų pažiūras jinai žino ir jai skauda, kad žinomi žmonės aukoja Ukrainai, renka pinigus, kad pasisako apie dabartinę valdžią kažką negero ir tai yra blogai, ne? Reikia kažką su tuo daryti. Ir štai va, turiu medžiagėlės kažkokios ir varau, bet varau taip, kad nei tu jos teismą nepaduosi. Taip, jo labiau jinai cituoja laikraštį, tai ir tiesiog dėlioja visą laiką, aš tik sakau, ar jums nekeista. Tai šitie kenkėjai yra patys nemaloniausi, patys baisiausi, aš nenoriu tokio žodžio vartoti, nes jie nebaisus, jie yra akivaizdus, mes juos žinom, mes juos identifikuojam, bet baisu gal tik dėl to, kad yra dalis žmonių, kuriais jais patikė. Tai čia tik tame yra baisumas. Ar manai, kad yra logiškas ir bent kiek pateisinamas kai kurių sakymas, kad reikia duoti durniui kelią? Ne. Durniui kelią gali duoti, kai neeiliai prie alaus ir... Iš kelio gali duoti. Jo, iš kelio. Arba užleisti kelią gali, ne? Bet šitiem tu negali duoti kelio, todėl kad, žiūrėkit, Ukrainoje prieš 14 metus vyko visa šita nesąmonė lygiai taip pat. Tik tas internetas gal netoks buvo gajus, bet kolaborantai veikia puikiai. 5 kolona buvo labai gaji. Dar nepamirškim, Ukraina turi sąsają su Rusija dar žymiai tampresnės negu mes 15 kartų, ne? Jau mes 30 metų atsisakę visų verslų beveik ten didžiųjų, ne? Dujų ten ar kažko, ten viskas tampriai susiję. Bet ką tai duoda? Tai duoda, kad jie valosi iki šiol net ir karo metu. Net ir karo metu ukrainiečiai įdavinėja ukrainiečius. Tai ką kalbėti tada apie Lietuvą, ne? Mažą šalį, kur mūsų yra labai mažai, mes turim saugoti kiekvienas kitą. Mes negalim sau leisti tokios prabangos, kad vienas štai turim nuomonę kitokią. Čia ne nuomonė, bet mano nuomonė, ne? Kas tai yra? Tai yra melas. Pasakykim, kad tai yra melas. Ne nuomonė. Nuomonė yra, fainai apsirengiai. Čia yra nuomonė. Ačiū. Nesutinku. Arba daug tyli. Čia yra faktas, nuomonė. Taip, tai čia yra nuomonės, o kad ten, nežinau, visa kita yra melas. Tiesiog, tai reikia sakyti mums visiems. Sakykim, kad tai rašykim Facebook'ose, visur, Instagram'ose. Jis meluoja, tiesiai, komentuose, nevyniokim į vatą. Niekas mūsų nenušaus, Dieve tu man. Taip. Čia, žinai, mes šiek tiek prieš tai kalbėjom, ar tau neatrodo, kad žymių žmonių trūksta labai įsitraukimo ir užsikūrimo šitą temą, nes toks jausmas, kad jie palieka kažkam kitam tai padaryti. Jo, trūksta tikrai akivaizdžiai ir meno pasaulyje, šou versle tam pačiam. Sporto, šiaip, žinok, labai kaltinu asmeniškai sporto pasaulį ir ypač krepšinio pasaulį, nes krepšininkai mes visi žinom, jie mūsų dievukai, jų žodis mums yra labai lemiamas ir labai nedaug krepšininkų, ypač tų didžiųjų, išstojo su kažkokiais pareiškimais. Bet čia žinai, kodėl yra? Todėl, kad kiekvienas iš mūsų, nežinau, kaip tau, bet kiekvienas iš mūsų, kurie dirba viešą darbą, koks jis bebūtų, mes bijome prarasti auditorijos dalį. Ir viskas yra apie tai, tik tai apie tai. Mes bijom supykdyti tas 10 bobučių, nors jos nieko nelemia realiai mūsų karjerose. Bet mes bijom, nes kažką parašys, kažką pakomentuos, kažkoks gal ten piketas vėl išlys, ar ten dar kažką. Nenoriu aš teptis. Tai aš tada geriau patylėsiu. Nors situacija dažnai būna kritinė. Ir kaip ir pats sakai, norisi, kad išeitų frontmenas į priekį ir pasakytų, žiūrėkit, mėly žmonės, atsibuskim. Ir atsibustų, dalis atsibustų. Tai to tikrai labai trūksta. Tie patys paskutiniai Emmy apdovanojimai muzikiniai. Ne? Aš žiūrėjau, aš kaifavau ne nuo muzikinių pasirodymų. Nuo to, kad kiekvienas
Kiekviena žvaigždė užlipusi, atsiimti apdovanojimą ir ta, kuri teikia apdovanojimą, jie visi ateina su aiškia žinute. Nežinau, prodiuseriai lochai vienas pasakė, antras, translyčiam ten, duokim ten kažką, trečias, ta prasme, nes jie kalba, jie supranta, jie kalba visam pasauliu. Jie negali ateiti tuščiai, padėkoti būgnininkui savo šuniukui ir mamai. Nu, nes, kodėl man to klausyti? Nu, tas būgnininkas, aš nežinau, kas tas būgnininkas. Nu, su visa pagarba visiems būgnininkams. Dabar grupės būgnininkas toks, kodėl tai pasakė dabar? Liūdnas bičas vadrankas, kodėl man negali dėkoti žmonės? Pamojuojam, būgnininkas, pamojuojam. Ar ten liuksai, ar ten fakai, neatskiri iš taip toli dabar? Kalbant apie muziką, aš norėjau paklausti, iš kur gavai Povilo Meškėlos kelnes šiandien? Aš, kadangi buvau katedros fanas, tai aš jų neskalbiau iki šiandienos. Jos truputį su kvapeliu, tai aš atsiprašau, truputį toliau užtat ir atsisėdau. Labai fainos kelnes ir matau, kad tu jas bet kada gali, yra sekundės klausimas, taip, kad... Ir gali eiti į reikalą. Wow, super, tu pasiruošęs rimtai šiandien atvažiavai. Taip, nes aš nežinau, kas manęs laukia. Tai galėjau po truputį sektis. Žaisim žaidimėlius. Davai padarom rekordą daugiausiai žmonių žaidžiančių butelį vienu metu. Davai, nepažįstami, davai. Bet aš su žmona atvykau, žinok. Gali žaisti ir jinai, viskas tvarkoja, jeigu dėl to klausiu, tai viskas okei. Ar mes kol kas laikomės gerai? Gerai, laikykimės ir toliau. Vakarinis statinys, smunka lanksa patinis, ačiū tą nešplytą, reiks atvaryti vietą. Ačiū tą nešplytą, reiks atvaryti vietą. Jis su plyta pokšt, 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 trijų šulų galai triukšt. Parodos vakar dainam, ko garsiau. Norėčiau būt arčiau, stebėt kaip pievas sprogsta jau. 100 metų ne vieno nemačiau, ne vieno nemačiau. Gerai, labas, dar kartelį, sveikiname su jumis iš antrosios dalies ir mes turime dabar jau šioje komandiruotėje tokią tradiciją, antrą dalį pradėti nuo žaidimo, apie kurį tave įspėjome, bet nesakėme, kas tai bus, bet galiu pasakyti, kad štai ten lentelėje yra visi tavo konkurentai. Tavo konkurentai šiuo metu yra, prieš ką tu varžysies, tai yra Paul Damiko, Giedrius Savickas, Eimantas Stanionis, Justinas Jarutis, Mantas Vizar, Torijus Gasanovas, Arūnas Valinskas, Ingrida Šimonytė ir Rokas Baciuška. Oi, tai Valinsko čia pralenk be šansų iš vis. Oi, su šansais, žinok. Žinok, labai su šansais. Juokingiausiai tai, kad mes žaisim jo žaidimą ir savo žaidime jį aplenkė visi beveik žmonės. Ką mes tai jis nieko nežinojo? Taigi jis vaikščiojantį enciklopediją yra. Jis pasirinko ne tą temą, gal sakykim. Būtent tai dabar tau reikės padaryti, tik atvirkščiai pasirinkti reikiamą temą. Ar žiūri auksinį protą? Nelabai. Gerai. Gerai. Tada nuo ko pradėti? Ne, taisyklių neaiškink, tiesiog varom. Yra toks trečias etapas, jame yra 20-tukai. Vadinasi ta tema ir ką tau reikia padaryti, ten žaidėjai išsirenka temą ir jiem duoda 20 dalykų ir reikia pasakyti, tai ilgesnis ar trumpesnis, pirmas ar antras, dešinys ar kairys, žodžiu 50% tikimybė pataikyti. Tai ką tau dabar reikės padaryti, pasirinkti temą ir linkiu tau joje sėkmės, nes nuo temos pasirinkimo priklauso labai nemažai. Temos. Tu jau kadangi kartoji, tai 52 kartą aš dabar labai bijau pasirinkti tą temą. Pabandom. Nu, pabandom. Teisė.
X rekordai grafomanai. Dar kartą. Teisė X rekordai grafomanai. X. 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 Kaip tau su matematika? Labai ne kažką. Girdžiu, kaip žmona sako. Viskas, ar ne? Duosim laiko, viskas tvarkoja. Klausimas skamba taip. Kas aukštesnis? Arvydas Sabonis ar X? Arvydas Sabonis tai yra 2,20 m, čia yra rėžiai. Kartais 2,20 m virs ir į minutės, tai bus 2 minutės 20 sekundžių ir panašiai. Tai dabar tau tiesiog reikės pasakyti, kas aukštesnis, Arvydas Sabonis ar tas X, kurį aš pasakysiu. Galim pradėti. Pirmas. Vyrų Lietuvos šuolio į aukščio rekordas ar Arvydas Sabonis? Šuolio į aukštį rekordas. Teisingai, 2,34 m. Pirmas teisingas, papuojam iš karto. 1-1. Stresas įma truputį. Gerai. 22 metrų Gedimino pilies bokštas ar 12 Arvydų Sabonių? Okay. 12 Arvydo Sabonių. Teisingai, 12 Arvydų Sabonių. Teisingai. 26 metrų Trakų pilis ar 12 Arvydų Sabonių? 26 metrų pilis. 12 Arvydų Sabonių? Ai, ne. Ai, nu va. Jau per daug gerai apie save galvot pradėjau. Tai. Baudų metimo linijos atstumas ar Arvydas Sabonis? Baudų linijos. Teisingai. Taškas. Mildažytės girtumas ar Arvydas Sabonis? Amba, aš neatsimenu, 2 kablis, kiek ten buvo? Nu, kiek klausimas? Kiek buvo? 4 gal, ne? 4. Nu gerai, Mildažytė. Teisingai, taškas. 2,36. Jūs plojat dabar girtumui, tik Taip. noriu pasakyti. Stonkaus girtumas ar Arvydas Sabonis? Arvydas Sabonis. Sabonis, teisingai, Stonkaus 1,67. Atsimenu, kad ten nereikšmingai kažkaip buvo. Taip. 326 metrų Vilnius televizijos bokštas ar 180 Arvydų Sabonių? Visi skaičiuoja dabar? Visi dabar. Ir girdis tas vienas mintį. Televizijos bokštas, pakartu. 326? Tai Saboniai. Teisingai, Sabonis. 7,6. 40 metrų Švento Jono tiltas Kaune ar 16 Arvydų Sabonių? Kiek metrų? 40? 40? Bet kaip girdit? 40, aišku. Taip, tiltas teisingai. Storoji žmogaus žarna ar Arvydas Sabonis? Vidutiniškai. Žarna. Sabonis. Vidutiniškai yra 1,5 m. Tautiška giesmė ar Arvydas Sabonis? Čia dabar yra tas momentas, kada 2,20 m tampa 2 minutėm 20 sekundžių. Lygiai. Po lygiai? Taip, nes himnas yra 2 minutės, tą žinau tikrai, 2 minutės 20, man atrodo. Ne. Ne? Turi ilgesnę versiją. Pusę. Mes Nesakyk Liepos kokią versiją. Nu gerai, Arvydas Sabonis. Arvydas Sabonis, teisingai, taip. Tautiška giesmė oficialiai minutė kem 9. Bet tu gal turi su priedainių versiją? Gali. Kur 2 kartus kartoja posmelę, nes taip per kelias žodžius buvo išmokę. Kur Juozas Liesis... Daug kartų priedainiavo priedainius. Juozas Liesis tiesiog klausė himno metu, kur jūsų rankos. Čia gal ta versija. Čia šita gera buvo istorija. Didžiausias Lietuvoje šakočio aukštis ar Arvydas Sabonis? Ką žinau, koks tas šakotis. Nu, tebūnė šakotis. Teisingai, 3,72 m. Wow. Puikiai. Iš 11,9. Didžiausio Lietuvoje šakočio svoris ar Arvydas Sabonis? Ne, nu tai 220 kg nebus tas šakotis niekaip. Ar bus? Gerai, Arvydas Sabonis. Arvydas Sabonis, teisingai. Iš 12,10. 138 metrų Europos dangoraižis Vilniui ar 58 Arvydai Saboniai? 100 kiek? 138 metrai. Ar kiek Sabonio? 58.
Bokštai tie ar? Bokštas, teisingai, wow, gerai. 13-11. Mikutavičiaus 3 milijonai ar Arvydas Sabonis? Kas ilgesnis? Čia trukmė, ne? Taip. Tai 3 milijonai. Teisingai, 5 minutės 37. Dabar tu dabar kuteni realiai... Bet man svarbiausia, aš Valinską jau pralenkiau. Ne, nes dešimės dar šito, dar nekim šampano, tu dabar esi Roko Baciuškos kiaušinius, va taip va dabar kasai, bet gali būti, kad tuoj būsi pas jį. Žiūrėjom. Hario Poterio pirma dalis ar Arvydas Sabonis? Dabar iš 2 metrų 20 virsta į 2 valandas 20 minučių. Haris Poteris. Teisingai, ant 2 minučių. Tu jau su Roku Baciuška tu jau pakliuvai į lentelę, dabar tu joje paskutinis. Jau neblogai. Jau neblogai. Moterų šuolio į tolį rekordas ar Arvydas Sabonis? Šuolis. Šuolis, 7 metrai, teisingai. Dabar tu 7 metrai. Dabar 7 metrai, kablelis 1. Dabar yra Kubilius su Šimonyte, viens prie kito vėl. Teisingai. Seni geri 2-8 metai. Futbolo rungtynės be pertraukos su pridėtais keliniais ar Arvydas Sabonis? Trukmė. Futbolo rungtynės. Sabonis. Lygiai 2 valandos. Taip, toliau. 40 metrų koliziejus ar 25 Arvydai Saboniai? 48 metrų koliziejus. Kiek Sabonė? 25. Tai koliziejus, nu. 25 kartu. Matau, kaip žmona nervuojas, dabar nori tu du. Sako, nu, girdžiu. Tugi žinai matematiką, tugi moki daugin. Gerai, paskutiniai 2. Jono Valančiūno Wingspanas ar Arvydas Sabonis? Kas toks Jono? Wingspanas, Jono Valančiūno, kai rankos yra ištiestos nuo rankos. Sabonis. Gali persigalvoti. Nu gerai, Valančiūnas. Taip, teisingai, šaunuolis. 15. Šaunuolis. Ir tu ką tik aplenkėjai Arūną Valinską ir esi dabar. O, va čia ir buvo tikslas pagrindinis. Plojimai. Jonas Valančiūnas ar Arvydas Sabonis? Nu, Sabonis, sakysiu. Teisingai, Sabonis. Ir bam, šakalaka ir... Šiaip čia buvo vienas sunkiausių etapų. Dabar prasme, kada kūrėm žaidimą, čia buvo vienas iš sunkesnių. Ir ar galim plojimų pagalba mes įdėti Kubilių į lentelę. Nu, labai geras jausmas, nes viktorinose niekada nesisiekia, kažkoks jaudulys apima ir viską pamiršti tada. Sveikinu, tu vidutinis. Važiuojam toliau. Kokį vardą duotumėte dukrai sūnui? Abiem Deividas duočiau, nežinau kodėl. Kokį vardą, koks gražus jums vardas yra? Turit tokį? Sakė šiandien Ryčka. Galim išduoti? Ne, nemanau. Man, pavyzdžiui, yra biški, jūs jaučiat, kad kai kurie vardai nusako ir kiek maždaug žmogui metų. Jo, tikrai taip. Jo, pavyzdžiui, jeigu žmogaus vardas, neįsižeiskit tikrai, bet jeigu žmogaus vardas yra, pavyzdžiui, Zita, nu jie nebus 13. Suprantate, ne? Kaip ir Kajui. Nu gerai, mano atsiprašau, kad pertraukiau, mano mažos dukros, kuriai 10 metų klasiokas, yra Norgailis. Norgailas, o koks vardas? Norgailis. Ok. Ties čia brieškime ribą jau, man atrodo, jau... Manau, kad jau turėtum tėvus degint ant laužo dabar. Man smagu, kai tėvai yra kūrybiški, bet gal kai kuriuose vietose... Aš neskau, kad man tas buvo geriausias dalykas, ką galėjo padaryti tiek mano, tiek Grimalio tėvai. Nebuvo pasistengta gal, bet tais laikais, būdavo bangos kažkokios, kaip mes kažkada ištyrėm, kad ten 9 kažkelintais metais belė kiek vaikų gimusių buvo Arnoldai. Nes tuo metu ėjo Terminatorius ir Arnoldas Schwarzeneggeris darė labai didelę įtaką. Tai va, tu kartais netgi susijai su kažkokiais tais pasaulyje vykusiais dalykais. Bet, sakau, yra vardai netgi, kurie profesijai. Vilma yra kirpėja. Toks... Jo. Sakyk, ką nori, bet yra... Danutė buhalterė turi būtinai. Kažkoks toksai.
vadinti vaiką Asta, keista biški man yra. Nors normalus vardas, kai tau pasako žmogus, kuris šiek tiek vyresnis, Asta, jo. Bet jeigu tavo berniukas Asta yra, tai sorry, tada keista jau. Kaip įtikint artimus žmonės, kurie stebi Janutienės ir Orlauskus? Ką reikia su tai žmonėm? Įtikint, kad gerai, nežinau, kad tiesiog įtikint, kad nežiūrėti tikriausiai turiu omeny. Nereikia įtikinėti, aš tai galvoju, nes čia truputį gal rimtai pasakysiu, nes tų žmonių įtikinti yra tiesiog neįmanoma. Ir viskas. Nereikia įtikinti, ne. Kiek čia bandyta visokių, aš sakyčiau, gal prieš kokius 10 metų, gal va tada reikėjo tą daryti. Dabar jau viskas, traukinys nuvažiavęs. Tai tegu jie gyvena savo gyvenimą, mes gyvenkim savo. Ką galima, mes prieš tai pakalbėjom apie situaciją susiformavusią, bet mes nedaug pakalbėjome, ką galima daryti mums, visuomenė ir ką galima daryti, nežinau, valstybės mastu. Ar turi kažkokį atsakymą? Ką galima daryti? Aš tai kažkaip tą paprastai būdą matau, kad visi mes, va čia susirinkę, visi mes būtumėm aktyvus. Aktyvus visom prasmėm. Jeigu yra kažkoks renginys, mes įeinam, jeigu yra kažkoks mitingas, mes įeinam, negalvokim, kad kiti nueis už mus. Mes nueikim. Arba tas galvojimas, kad ten mano balsas nieko nereiškia. Ne? Vat jie nuspręs ten kažką, o aš jau čia kažkaip. Tai ne, kiekvienas balsas yra dalis visuomenės. Ir lygiai ta pati visuomenė, lygiai taip pat aktyvinai turi būti socialiniuose tinkluose. Nes socialiniai tinklai užima mūsų didžiąją laiko dalį. Ir jeigu mes ten būsime aktyvūs, laikinsim, šerinsim, parašysim komentą, taip jūs patys pamatysit, kaip jūsų burbulai pasikeis. Jie pasikeis, algoritmas kitaip viską priims ir to viso mėšlo tiesiog natūraliuoju būdu nieks nebematys. Bet reikia būti aktyviem. Dabar aktyvus žmogus, aš suprantu, jisai turi ką veikti, jis turi darbus, jis turi šeimas, jis turi krūvą įdomių užsiėmimų, kur kas įdomesnių negu komentuoti Facebook'e. Bet vieną komentarą parašytai kainuoja lygiai pusę minutės, nesivelti diskusijas, bet parašyti. Ir viskas. Gyvenimas nušvis kitom spalvom. Aš tą netgi pastebiu šiek tiek, kad tie, negaliu sakyti kitos Lietuvos, bet Orlausko, Janutienės fanai, jų stiprioji pusė yra tai, kad jie yra sąlyginai, sakykime, labai vieningi, kai pilama ant kažko purvas, jie palaiko labai šitą ir kartais to pasigestų iš tos, atrodo, lyg ir gėrio pusėje, tu esi ir lyg ir kovoji už visus, mes visi turim labai panašias vertybės, bet atrodo pasigesti tų žmonių, o kur jūsų laikas, kur jūsų komentaras. Tikrai taip, nes atrodo, kitas padės laiką. Tai Taip, tas aktyvumas, jis gali padaryti stebuklus visiškai. Okay. Rašo, kaip atskirti vatniką nuo tiesiog durniaus? Ne, čia lygybės ženklas yra. Vienas eina paskui kitą, man atrodo. Taip, čia nereikia nieko skirti. Šiaip geras klausimas, bet aš tai dėčiau lygybės ženklą, tiesiog tokį paprastą lygybės ženklą. Kaip nuomonė melas lygų, taip lygiai vatnikas durnius. Bet ne visi durniai yra vatnikai. Ką, į tokį? Jo, taip, užskaitau, teisingai. Taip. Airidui, kada pradėsi kalbėti? Norim įvertinti logopedo progresą, nes ir man reik. Turėk, nahuva. Aš tiek ilgai šitam ruošiaus klausimai. Aš repetavausi, kol jūs kalbėjot. Tu gali, jeigu nori, tikrai papasakot, pavyzdžiui, žinau, kad Airidas kiekvieną kartą prieš mūsų pasirodymą jis visą laiką pasidaro pratimus, kurie lengvina, ar ne? Ne? Nesutinki? Palengvina kalbėjimą labai, bet gal aš nerodysiu geriau jų, nes atrodysiu kaip labai neįgalus. Gerai, kaip čia pasakyti gražiai? Atrodysiu kaip darydamas neįgalus žmogus parodiją. Parodyk. Pirmas pratimas yra, kai turi prilipinti liežuvį prie gomurio ir šitą daryti. Turi nebūti to garso, turi prilipinti stipriai liežuvį. Koks garsas čia po, iš kur aš... Ne, garso neturi būti, taip aš suprantu. Ir kas tada būna? Treniruoji šitos raumenis, išlavinę labai apšildai. Okay. Tada kitas yra, kai reikia bučiuotis. Šitas darai apšildai lūpą savo. Tada yra dar vienas, kai pakeli galvą ir... Kaklo raumenis apšildai. Okay. Ir yra tokių visokių pratimų.
Tai kai darai vieną po kito iš eilės eidamas, pavyzdžiui, arba kur nors būdamas viešoje vietoje, atrodo blogai labai. Jo. Bet Žinot ką? Čerkutė viena. Labai apšyli, visas labai apšyli. Bet gerai, aš labai respektinu tai ir labai džiugu, kad tu darai iš tuos dalykus. Ir taip. Bartuševičiau, kada varysi į Turkiją plaukus prisiauginti, nes plaukai nuo kaktos slenka kaip Palangos bangos. Kodėl man neužduoda niekas tokio klausimo? Aš šiaip jaučiaus pagerbtas visai. Aš net nesupykčiau. Nes tu su kepurė. Pasirodė, ką ten turi. Dominikai, apaksi dabar nuo atspindinčios šviesos. Bet čia labai vyra puošia, žinok, tikrai. Aš tai ko nenusikirpiu tada? Jo, tai davai, Aš buvau, jau buvau tokiame etape. Davai, nusiskusk priekį, nusiskusk biški. Jo. Čia vidury išsiskusk, jeigu jau taip puošnu čia yra. Jeigu jau čia taip puošnumai, jeigu tai kodėl mes nepasipuošę visi esam. Jo, kaip bet aš taip brolis mano apžėlęs, kušys ant galvos yra didžiausias. Aš tai, sako, man tai plika galva visai gerai atrodo. Sakau, tai skuskis? Ne, nenoriu, dar gal nereikia, biški pabūs. Aš tai nemeluosiu, aš galvoju tikrai apie Turkiją, bet aš neatsakau savo į klausimą. Vakar, klausėm Marijampolės šito, pasižiūrim, ar Lazdijose labai išsiskirs nuomonė ar ne. Dabar bus du variantai. Arba, kad man reikia varyti Turkiją, arba, kad nereikia. Pasižiūrėkit, įsivertinkit, kaip atrodo ir nuoširdžiai paplokit. Aš nematau tikrai nei vieno jūsų, tikrai nepriimsiu asmeniškai. Bet paplokit, jeigu jums atrodo, kad man reikia važiuoti į Turkiją. Ok, skaudu. Paplokit tie, kuriem atrodo, kad nereikia važiuoti į Turkiją. Gerai, bet žinokit, čia važiuosiu, nes negražiai atrodo tikrai. Jūs meluojat. Tie, kur plojo antrą kartą, jūs daugelis meluoja tikrai. Aš nenoriu apgaudinėti, aš nenoriu tipo, būti tas, kur prisisodinsiu ten belekiek ir būsiu, nenoriu kaip airėdas atrodyti. Aš noriu kaip žmogus, aš noriu, kad mane integruotų į visuomenę, kad nebūtų klausimų tokių. Bet, nežinau, neatsakė savo daugiau, bet jeigu čia labai pakriks reikalai, tai gal ir nuvažiuosiu. Kokiam realybės šou norėtumėt sudalyvauti? Ar dalyvauti? Nu jo. Kokiam, pavyzdžiui, iš visų realybės šou, kurios kūrė, dalykai norėtum sudalyvauti? Visi galėsim pasakyti, bet pats asmeniškai. Aš tai tikrai jokiam. Ne, nedaug tu Dieve. Tikrai, ne. Į tą velnio pragarą. Ne. Nenorėtum dalyvauti Radži ieško žmonos? Kaip žmona? Ne, ten, kadangi kūrėme, šiaip žmona priminė, kad kūrėme šitą projektą, tai tikrai buvo įspūdingas projektas. Ta prasme, kad tos moteris, kurios norėjo tapti Radžio žmonomis, jos stebino net ir mus visko mačiusius. Tikrai, ten tokios buvo susirinkusios, kad, o Dieve, kai sako, jūs čia sumontavot, surežisavot, ten neįmanoma taip surežisuoti. Jos sugalvodavo, pavyzdžiui, kad nori šokti su iš malūnsparnio nuogos. Va tiesiog. Nice. Jo. Tai mes, aišku, sakėm, nu gal su lėmenėlė kažkaip, bet jo šoko. Nėra, kad papai daužo į veidą, ne? Ne lėmenėlė buvo vis tiek. O čia dėl Radžijos norėjo šokti ar savo malonumui? Dėl dėmesio jos norėjo. Viskas yra dėl dėmesio. Bet jos nuoširdžiai mylėjo Radžiją? Ne, jos norėjo būti televizijoje. Aš įsivaizduoju, jeigu aš šokčiau iš malūnsparnio, aš klaidą padaryčiau, nes per daug atsispirčiau į viršų šokdamas ir galvą nukapotų man jaučiu, arba plaukus. Ok, buvo dar kokių iš Radžio istorijų, iš Radžis ieško žmonos? Jų būdavo kiekvieną vakarą kažkokia. Kiekvieną vakarą. Ir ten, sakau, kad mes pradžioj dar kažkaip kurdavom, kažką ten galvodavom, kad čia gal taip pakreip, paskui supratom, kad tai yra beviltiška, tai yra tiesiog eina flow ir eina, nes ten tokios, nenoriu aš aišku žaidinėti, bet kas nori tapti Radžio žmona? Ok. Kokiam tu? Aš tobulas mečas.
Bet žiūrėjau, pasakys dėl ko, man tiesiog įdomu yra, aš niekad nežiūrėjau šitom, bet aš... Tai kur dabar rodo per jo, internetą. bet ten yra, aš nežinau, ką daro tiem žmonėms, bet jie bręsta šuns metais visi atrodo. Kur aš pažiūrėjau trailerį, pasigūglinau tos žmonės ir pažiūrėjau, kiek jiems visiems metų yra. Jiems ten 18, 19, 20, o atrodo, kad 3-5 visi yra. Turėsime, kiek streso jie patiria toje erdvėje, kad jų visas veidas perima tą stresą ir susendina iš karto. Tai taip įdomu pažiūrėti yra iš šono tą dalyką. Bet man įdomu, kas žiūri, ta prasme, tokias laidas, dėl ko jas kuria. Prasme... Bet mečai jie visada žiūrimi. Bet kokiam formate jie yra labai žiūrimi. Tikrai. Bet einantis dalyvauti, aš manau, irgi eina ne dėl to, kad susirasti antrą porą, o kad jos parodytų. Tiesiog dėl peržiūrų. Ar manai, kad tų porų lieka kada nors po... Nemanau. Be šansų. Bet čia dabar taip einam, tu manai, kad televizija kada nors užsilenks, ar ne? Ne. Niekada neužsilenks, todėl kad lygiai tą patį mes kalbėjom ir girdėjom, kad visi kalba, kad radijas numirs, kai atėjo Spotify'us. Lygiai tą patį mes girdėjom apie teatrą, kai atėjo kinas. Nemiršta tokie dalykai, kurie yra žmogaus kraujyje, iš principo. Žmogų perjungti visiškai į kitą device'ą ar į kitą tradiciją yra labai sudėtinga. O telikas yra tradicija. Okay. Mantai, ką patartum Kristijonui pasiimti į kalėjimą? Tikrai ne vaiką, bent jau šitą žinau. Nežinau, neturiu ką atsakyti. Labai ačiū už klausimą, bet neturiu ką. Tai gerai, turiu tokį kitą klausimą. Gal Mantas išnuomotų Vilniaus Žalgiriui kaktą? Gerai, visgi apie Bartoševičių atsakinėsiu tada. Sorry. Pas mane visi nuošaliai būtų. Kaip pas mane keletas plaukiukų dar yra nuošaliai šiek tiek, bet viskas gerai atsitrauks. Tai, ką jau turiu, tai turiu. Jau ką padovanojo. Jeigu jums atrodo, kad didelė kakta, jūs dar gaktos nematėte, o... Sklando gandai, kad kemperis turės dar vieną sezoną, o vėliau nebepraeis technikinės apžiūros. Į ką planuojat pakeisti? PS, kai pardavinėsit šį kemperį PM, parašyti jam. Aš manau, kad mes niekada nepardavinėsim šio kemperio. Sprogdinsim, nahui mes jį. Ne, baig. Ne, aš labai, mano sakau, svajonė yra... Jį bašinsim laukam normaliai, kaip skris jisai visas. Mano svajonė yra, kad mes įrengtume tiesiog, kad sodybai pastatyti jį, nuimti šoną ir kad ten būtų kaip baras staliukai, tiesiog žmonėm ateit pasėdėti, jie nori jį susprogdinti. Tai Jo su kariuomenė esame jau dylam. Mes susiderinam su kariuomenė, kad galima būtų susprogdinti. Tiesiog jį reikia nurašyti ant treniruočio, ant praktikos jį ir viskas. Ir tada jie gali jį varyti kaip nori. Aš gal laikausi kitos visgi idėjos, bet mes norime kitais, nežinau, ar kitais ar kažkada, mes norėtume jau kitą kemperiuką pirkti ir jį po truputį įvesti kaip mūsų naująjį. Ir aš taip žiūriu, priešais mane stovi labai fainas, kurį būtų fainai pasisavinti. Nesakykit, tas kemperiukas labai fainas yra. Luko Keraičio kemperis turi kažkokį vaibą. Scooby-Doo vaibą jis turi. Jeigu pasižiūrės, žiauriai mažas, yra toks sutrauktas ir kaip animacinis atrodo, bet labai gerai atrodo. Jo, nes mūsų kemperiui problemos tikrai nemažėja. Tiesiog dabar pradėjo leisti tepalą pro vairo. Tiesiog kažkoks aliejus pradėjo bėgti ir nesustoja. Jau 3 dienas. Jo, ragavom ir... Grimalis, ne tai, kad pauostytų, bet paėmė... Nebanduo, sako. Reikėjo įsitikinti. Tai turim problemų, bet mes jau žinom, 2 metai liko šitam kemperiukui ir tada jau bus pabaiga. Jau. Kodėl man tas toks bordinis, ar pasislėpęs vienas pisa leika? Va toksai klausimas. Aš esu įdegęs nuo saulės, bet tai nereiškia, kad aš pasislėpęs vienas nepisu leikos. Tai reikia to omeny. O mes kalbam apie importą. Mes esam eksportavę ką nors. Esam kokį nors projektą tokį padarę, kad kažkas nusipirko teisės ar neteko girdėti pačiam. Tai 1000-mečio vaikus nusipirko, tikrai žinau, nepasakysiu kokia šalis. 1000-mečio vaikus? Taip. Wow, geras. Okay. Tikrai nusipirko. O tai kaip pas juos turi vadintis, nes mes 1000-mečio vaikus rišam prie to, kad 1000 metų tuo metu buvo Lietuvai. Gal prie savo metų riša ten 5126 vaikai. 6 vaikai. Nežinau, bet dėl pavadinimo tikrai nežinau. Bet šitas projektas nupirktas yra ir
Man atrodo, žinokit, kiek va, dabar man smegenis sukasi, liktai daugiau. O nebuvo nelabai. nupirktas, jeigu gerai prisimenu, kur miestai varžosi, ar čia nebuvo lietuvių sukurtas? Lietuvių sukurtas, vyko dėrybos, bet man atrodo, jos nepasibaigė geruoju, bet irgi nepasakysiu 100%. Serialus mūsų perka, tarp kitko, va. Pasmerkti, kas nupirko pasmerkti? Serialus perka scenarijus. Jie turi vietinį rudoką. Wow. Tai kas mafijozas pas juos būna? Bet žinokit, moteris meluoja geriau, tikrai. Tu juokauji, rimtai. Taip, Latvija, Estija, bet ar čia pasmerkti, šalis? man atrodo, irgi kokie nors serialus tikrai perka, ne tai, kad perka kaip serialą, bet perka scenarijų, kurį pritaiko paskui savo šalį. Wow, ok, super. Aš tai nustebęs dėl 1000 vaikų esu. Kuris iš jūsų planuoja, kuris viską pramiega, o kuris tiesiog ieško kebabo antrą nakties? Visiems čia gali būti. Kuris tu esi, Dominikai, pavyzdžiui? Esi planuotojas, esi pramiegotojas ar esi antrą nakties kebabų valgytojas? Antrą nakties kebabo valgytojas, vienareikšmiškai. Crazy toksai? Visiškai. Prie jaunimo? Aš nieko neplanuoju ir nieko, man sunku su šitais dalykais tikrai. O prie jaunimo ar ne? Kaip kelnes rodo, gal šiek tiek. Belekas. Pasakyk, ką sako jaunimas dabar. Hei, veipai. Girdėjomės toj audio knygoje, kurią turi klausytis tie, kurie neskaito. Neatsiminsiu. Neatsiminsi, tai tu senas tada. Taip. Aš tikrai senas žmogus, aš žilas jau. Oh my god, skibidi. Fleksint, va. Fleksina. Taip giriasi. Taip, tai aš jaunas vis dar. Fleksina. Labai. Sakom, jūs jaunas labai. Senuk. Klausimas Dominikui. Koks jausmas degint tą kursų ženklą ant kaktos? Šita tikriausiai kur Seime buvo. Ta tokia... Aš neturiu savo kompiuterio. Kompiuterė. Kur kompiuterio žmogus neturėjo? Jo, šita legendinė. Bet ją degindamas aš tai labai džiaugiausi, todėl, kad jos dėka, kai ją sudeginau, tada pasigavo ten daugiau, reiškia, portalai ir visi kiti, bet jos dėka dingo legendinės Vaišvilos konferencijos iš Seimo. Taigi čia jos dėka. Jinai dakalė vinį į lentą. Nice. Ar Lietuvos projektuose yra buvęs vadinamas 25 kadras? Ne, žinau, kad... Bet čia irgi mitas, truputį su 25 kadru. Turbūt netgi yra buvęs, nes kai kurios kameros galima nustatyti. Taip, yra montažo brokas, tai vadinasi, kai montuotojas palieka puskadrį, taip vadinama, ir toks būna, toks suvirpėjimas kadro, bet taip, kad specialiai įdėti 25 kadrą, ne. Ir manau, kad tai yra gal kažkada eksperimentuose tai naudota kažkur, bandyta naudoti, kaip tai veikia pasąmonę, bet realybėje tikrai to nėra. Ir netgi man atrodo, kad šiek tiek mitas tai yra tas jo paveikumas 25 kadro. Tai jį reikia tada labai dažnai rodyti, kad jis kažkaip užsifiksuotų kažkur, bet taip tas momentinis, nežinau, Coca-Colos ženkliukas, jis nieko nepadarys. Jo. Kelintą dieną lesat? Prisipažinkit dabar. Šiaip juokingiausia yra tai, kad jisai klaustuką parašė ne iš tos pusės, tada parašė iš kitos ir 8 gavosi. Tai kaip ir atsakymą pasufleravo pats, man atrodo. Čia jau turbūt kelinta mūsų 10. 11. Tiek dienų. 10 dieną lesam. Taip. Ar Alytaus miestui jau paskirta reabilitacija po Sel koncerto Dainų slėnyje, nes po tokio emocinio sukrėtimo reikia komandiruotės komandos vizito kitais metais. Laukiam. Čia kvietimas. Alytui buvo ir vakar žmonių kviečiančių, tai buvo akivaizdu, kad mums reikia kažką galvoti dėl Alytaus. Šiaip mes dažnai galvojam ir negalvokit, kad mes nepragalvojam, į kuriuos miestus užsukti. Tikrai pragalvojam, tik tai kartais nebūna, kaip čia, arba lokacijų nebūna tų, kur mums įdomu būtų padaryti, arba jos būna užimtos, tuo metu neįmanoma, arba tiesiog turim tokią pačią ir tada renkamės, kur daryti. Tai Alytus visą laiką yra radare ir anksčiau ir vėliau padarysim. Dar pažvengčiau, jeigu kitais metais Alytui būtų. Dar pasijuokčiau. Turiu klausimą,
koks Lazdijų rajonas savivaldybės metinis biudžetas? Atrodo, kad meras klausia dabar. Gal jūs žinot, nes aš pasirašinėjau ir nežinau ties kur pabaigti. Toks, žinai, kur gali būti ir 10 000, gali būti ir porą milijonų. Jo, aš nežinau, žinokit, bet Dominikai. Bet čia pasienis netoli, tai turėtų būti nemažas. Jo, turėtų būti, įveža daug bent jau čia tikrai. Klausimas svečiui. Jeigu dabar būtų viduramžiai ir galima legaliai deginti žmonės ant laužo, ką iš šių žmonių norėtumėt sudeginti? Hipotetiškai gal sakyti. Ne, sudeginti nenorėčiau vis tik jokio žmogaus, nei vieno, koks jis bebūtų. Geriau kažkaip izoliuoti, ar ten dar kažkokių. Yra 1000 priemonių. Bet lengvai paskrūdinti padukus, tai tikrai gerai, tada galėtų stovėti visą eilę. Dominikai, gal galima netgi atskleisti vieną dalyką, kad tu esi ir pats mokytas žmogus, gal ne tas žodis, tu esi treniruotas žmogus, tu esi savanoris. Taip, karys savanoris. Dar man net keista, kad neploja žmonės, man čia... Kokia tavo nuomonė situacija dabar yra, kalbant apie, tarkim, Lietuvos kariuomenę, apie Šaulių sąjungą tą pačią, kokiame pasiruošimo lygyje ir apskritai kokiame lygyje mes esam, tavo akimis? Lyginant, kaip buvo prieš Ukrainos karą, tai tikrai lygis yra kur kas geresnis. Tai čia akivaizdu. Mes buvom šauliai, mes ir esam šauliai iki šiol, bet paskui dar perėjom į jau kariuomenę, pasirašėm sutartis. Tai kai man davė ekipuotę kariuomenę, nes šauliai tai perka už savo pinigus viską, o kariuomeniai to duoda jau nemokamai, tiek aprangą, tiek automatą, šalmus ir liemenes, tai klausyk, Amerika, visiška Amerika tikrai. Bet jeigu mes kalbėsim jau ten oro gynyba, dronai, tai čia yra neišsemiama tema. Vienintelį, ką aš pats tikrai suprantu ir palaikau šiuo atveju kariuomenės vadą, visko šiuo metu nesupirksi ir net nelabai būtina tą daryti, todėl kad Ukrainoje karas ką rodo, kad technika, technologijos, dronai keičiasi tokiu greičiu, kad tu dabar susipirkęs viską, sukišęs į angarus, po pusės metų turėsi išmesti šiukšlių dėžę. Tokia yra realybė tikrai. Tai užtat tos diskusijos įvairaus formato kartais veda į nieką, o atrasti tą tikrą vardiklį yra be galo tikrai sudėtinga, bet mūsų kariuomenė tikrai verta pasididžiavimo šią minutę, todėl kad lyginant, kas buvo prieš 10 metų ir dabar, tai yra žemė ir dangus. Kai aš pamatau jaunus karius su šypsenom plačiom ir su noru būti kariuomenėje, neišeiti ir mato savo karjerą kariuomenėje, tai žavi be galo, niekas jų neverčia, niekas jų nemoralizuoja, jie tai daro iš savo širdies, tai yra fantastika. Šaulių per paskutinę priesaiką priėmė 700 žmonių vienu metu, tai yra labai didelis tikrai skaičius. Tai aš manau, čia tik pradžia ir visuotinė gynyba, ta a priori, kurią mes suprantam tik tai kaip kažkokia fantazija, jinai tikrai įvyks. Jinai tikrai įvyks, todėl kad matosi, kad tai jau dabar vyksta. Ačiū. Net keista klaus dabar, ar skysti ar kieti kiaušiniai. Mano? Ne, manau, kokius valgai, bet gali atsakyti. Žinok, skystus. Skystus tu ką tik... Ai, gerai. Skysti? Kieti. Kieti? Skystas, faktas. Gerai. Va, skystą kiaušį girdėm ploja. O, kaip gražu, aš taip kartais darau ir galim. Nes rašo, padarom bangą iš kairės, dabar iš dešinės nuo vidurio į abi pusės. Kusnim nedarom. Taip ir parašyta viskas. Ačiū, man nereikia nieko daryti, viską padaro. Taip, dar turime klausimų ir visai neužilgo keliausime į aukcioną. Turime labai smagių prekių. Labai fainas klausimas, kaip sekasi grupiai abudu kelionė. Man atrodo, aš nežinau, ką jie patys atsakytų, jie galės tai padaryti gerai. Okay. Girtai ar gerai, kaip ten sakė?
Nors turbūt abudu tiesa. Šitą progą jie turės atsakyti paskutiniam komandiruotės renginį. Aš tai esu žiauriai laimingas, aš matau, kaip grupė žydi visiškai. Aš tikiuosi, kad jiems smagu tokiose erdvėse būti ir koncertuoti. Man smagu labai, kaip matau, kad jie jau 10 dieną iš eilės kartu keliauja, kartu dirba, kartu švenčia. Man atrodo, kad jie pasiems kažką ir mes pasiemsim turbūt iš jų dar daugiau. Iš mūsų jie nepasiems labai daug, yra susitarimas parašyta, kiek tiksliai jie pasiems, tai nėra labai daug tikrai, bet mes iš jų tikrai išspaudėm žymiai. Darbo inspekcija turėtų ginčytis dėl šito santykio, nes tai išnaudojimas beveik. Neadekvatu tai yra tikrai, tai vergystė yra, ką jie daro. Į namus užsuka svečiai, netikėtai nepranešė. Kokį dalyką namuose slėptumėt pirmiausiai? Aš tai bėgu tūliui, kaip išvalyti iš karto, nes būnu kartais pamiršęs. Jo. Ką, Dominikai, tu? Papuošalus savo. Ne, bet nebūtinai radžis, belekas gali užeiti, tiesiog šiaip svečias. Mes jūs svečiai dažnai apipysdina namus, ar kodėl jūs taip elgiatės, kas vyksta? Ai, man nieko žmonėm negaila, tegu ima. Tegu ima? Taip, važėda, tegu palieka kokį vieną kitą ir viskas. Blema, mus yra apiplėšę, kai vaikas buvau. Ir kas slėviausia, kad mes su sese matėm ir net žiūrėjom, kaip vagiai iš mūsų. Tiesiog 2 moterys atėjo, for real, 2 moterys įėjo į mūsų namus, mes su sese žaidžiam, maži dar buvom, nežinau, ten 17-18 metų ir tipo, maži, 9 gal metai, kažkas tokio, 8 gal. Ir jos įėjo ir jos į spintą įkišo rankas ir mes ten laikėm pinigus. Nežinau, jeigu... Spintoj. Taip, spintoj po maikėm dešiniai pusiai. Ir tuo metu, dabar kai kur kitur pasilinkom. Ir mes tiesiog matom, kaip jos kiša rankas ir ieško, tipo, kur pinigai. Ir mes susise nustojo žaisti, tiesiog žiūrim į jas. Matau, kad jos kažką paėmė, voką paėmė. Labai plonas vokas buvo, tikrai. Vienas prastesnių apiplėšimų, galiu pasakyti, tais laikais negyvenam gerai. Skirtingai negu dabar. Dabar gyvenam blogiau negu prieš tai. Ir jos išėjo iš namų mūsų, aš žiūriu į Gretą, į savo sesę ir sakau, Greta, man atrodo, mūsų apiplėšė ką tik. Ir pasirodo, po to mus tikrai apiplėšė. Tai... O čia nėra ta istorija, ką jūs pasakojate tėvam su Greta? Ne. Nes jūs paėmėt pinigus. Ne, ir net nesakysiu, kiek pinigų buvo. Nes nežinau. 700-800 litų, kažkas tokio. Ne mes tikrai. Tai kągi, dabar jau kaip ir sakėme, įdėsime į aukcioną. Aukciono esmė ir prasmė labai paprasta. Mes norim surinkti kuo daugiau pinigėlių, kurie keliauja tiesiai į paramą Ukrainai. Mes turėsime kokius 5 ar tai 6 daiktus. Taisyklės paprastos. Mes pasakom pradinę kainą, jeigu norite pasiūlyti tiek pat, tiksliau, daugiau, siūlykit, keldami ranką ir iš karto pasakydami kainą ir mes skaičiuojam iki 3. Jeigu suskaičiavus iki 3 niekas nepermuša, laimėjot. Tai gal tada ir pradedam. O pradedam štai nuo šio dalyko. Kokią nors žinią gal norit perduoti visiems? Slava Ukrainai! Herojams slava! Ačiū labai, ačiū Andriau. Prieikit prie mūsų, duosim blizoniuką, pasirašysim, jeigu reikia. Jo. O dabar mes sakome labai didelį ačiū visiems. Ačiū labai visų pirma mūsų rėmėjams Dotnuva Baltic, kurie padėjo susirasti šitą vietą ir tada jau ačiū Linui ir Giedriui, kad jie damušė visą šitą mūsų dylą ir įsileido į savo angarą. Paplojam jiem. Ačiū labai mūsų rėmėjams Garažinio alkoholinį gėrimui. Ačiū labai mūsų grupiai abudu. Ačiū labai barbekistam, kurie keliauja iš paskos. Ačiū visiems aplinkui. Bet didžiausias ačiū šiandien skrieja mūsų svečiui, kuris savo vasaros atostogas paaukojo dėl to, kad angare pakalbėtų su žmonėm. Jūsų plojimai, gerbėmieji. Dominikas Kubilius. Mes esam komandiruotę, dabar einam nusilenkti ir jau plosit ar neplosit, čia jau jūsų reikalas, bet mes nusilenksim bet kokiu atveju. Važiuojam.
kažką pasakyta jau pabaigai. Aš norėčiau. Nu, pasakyk. Gerai, aš norėčiau, bet aš pasiliksiu kitom dienom, gerai? Aš nebegaliu su šitais jau čia visiškai dabar. Susijimt. Da 3 liko. 3 liko. Da kažkaip. Aš atsiprašau, kad aš įsilieju ant jūsų labai. Belė kiek dalykų šiandien įvyko. Šiandien Šahedas į Lietuvą įskrido, šiandien granatą metė į policiją žmogus ir tu šiandien nieko neįvyko. Tu juokauji vėl? Tai man reikia papasakoti tada. Tai jau papasakok. Jo, gerai, ačiū. O ką dar? Kaip šiaip praėjo renginys? Gerai. Čia vienas iš tų renginių, kur gali planuoti vienaip, bet gaunasi taip, kad visi tavo planai eina šuniui ant uodegos ir likus parai tu vis tiek eiti renginio lokaciją ir kad ir ką bebūtum prigalvojęs, viską vis tiek reikės keisti, bet sorry, negaliu dabar kalbėti, varau atsidėkoti dar angaro savininkams. Ir dar matysite, description'e eikite, numetami nuorodą, labai geri žmonės, jeigu reikia, kas kažką sakė, easy pas juos, jie easy susitvarkys, turi tralus, viską turi. Einu apdovano. Aidai, kaip jautiesi po šiandienos renginio? Atsakyti rimtai ir juokaujant. Ir taip, išsikirpsim jeigu tą. Aš po šiandien renginio, aš kažko tokio ir tikėjausi, kad bus įdomu. Gal pirma dalis buvo tokia rimtesnė, daugiau šiaip paklausinėjom dalykų. Bet užmezgėm gerų kontaktų ir galimai apkalbėjom keletą būsimų projektų televizijoje su pačiu Dominiku ir jį sudomino visai. Tai galbūt PVŠ kažką ir nuveiks telike. Labai faina, kad jis įvyko apskritai, nes galėjo neįvykti. Buvo jaučiu arčiausiai po karklės, ne? Ties rizikos riba. Tai turėjom šiais metais 2 tokius renginius, kur jau galvom, kad cancelinsim, bet necancelinom, labai džiaugiuosi. Labai ačiū ūkininkam Lazdijų rajono. Linas ir Giedrius, jie priėmė mus šiandien labai maloniai ir dar padėkojo, kad darėm jų vietoj renginį. Tai ant tiek faini žmonės. Ir dar pasiūlė kitiem metam jų lokacijų, tai panašu, kad grįšim. Pasirodo, kelias iš žvaigždės mokėjo pinigus už savo gabalus. Tas yra mitas, kad jie nemokėjo. Ir kad Valinska daug kritikuodavo, kad jisai pyzindavo gabalus ir ant to darėsi pinigus, bet taip nebuvo. Šiandien turėjom renginį su realybės šou tėvu. Jisai kūrė, vienas iš buvo, kuris kūrė barą legendinį su Britva ir Laimė, Kižą ir dar visų kitų. Pasakė daug įdomios informacijos mums. Ir šiaip yra viskas. Geras vibas. Šiandien buvo toks, žinai, renginys, kuris buvo išgelbėtas ūkininko. Šiaip ūkininkai, aš taip turėjau blogą įspūdį apie ūkininką, aš galvoju, kad jie neartikuliuoja, bet iš esmės Lietuvos ūkininkai yra belė kaip geri žmonės. Susitinkę ir jie žiauriai gražiai kalba, labai yra šitie visi, kaip tu žodis, yra šiuolaikiški, va. Su AirPodais. Koks ūkininkas yra su AirPodais, man pasakyk. Šiandienos Lietuvos ūkininkai yra su AirPodais. Ir šitas dar netgi žalgirį palaiko. Einam valgyti dabar, einam takiukų valgyti. Ir ačiū barbekistam, kad jie visada palieka maisto komandą šilto po renginio. Nesimato, bet tepas liūdė. Aidas vairuoja dar kartą. Išgelbėjai. Nieko. Jis išgelbėjo visą renginį. Varos pavarykit vyrai. Nedaug liko. Pas mano mamą mes keliaujam. Pas mano mamuką, kuris mums bus paruošę, sakė vietas, kur miegoti. Gal net maisto kokia bus, tik tai, kad mes jau ten būsim antrą nakties. Tai va tas biškį prašiau. Kuo tai skiriasi nuo mūsų kitų komandiruočių? Kiek važiuosim dabar? Nežinau, kiek čia virš 100 gerokai, bet 2 valandos. 2 valandos. Mūsų kasdienybė to jo. Jau. Keliaujam iš taško tašką. Saldus? Medus. Kur antifrizas? Tai antifrizas tada? Aš irgi sugalvoju ten. Neduodas važiuojant. Jis įsibėgo tada, kai nebuvo kamštuko. Bėgo čia mums anksčiau? Jau parnį bėgo aš čia. Aš nemačiau. Buvo, pernai mes galvom, kad čia nuo lietaus bėgo. Okay. Atidaryk, ką padom. Turime įtarimą, kad mums į saloną kažkokiu būdu bėga antifrizas. Kaip? Neįsivaizduojam. Ar antifrizo bagelės tuščias? Taip. Nu, apituštis yra jisai, bet
Mums kažkokiu būdu jisai ten Bet čia nieko neliūdė. Nu tai jo, bet jisai Sudžiūvęs šius. Irgi mintis jo. Tai matysim dabar. Kur lempa dabar? Matysim dabar, ar daugiau bėgs, į salą nebėgs. Čia, jeigu tu nori kadrą pažiūrėti kažkokio, tai taip čia, reiškia, čia gal geriau. O tai ten gali pašviest. Aš stebiu va šitą vietą. Man per va tą vietą, atrodo, kažkas yra, čia visą tą šlangą šlapia yra. Kuri? Čia kažkur yra, nežinau, bet dabar neapčiapiu. Nes visą tą šlangytę kažkaip praeina. Kaip pašils ar tada daugiau? Kaip pašiūlo, nu paturėtų atidaryti, nes dabar mažam ratas reguliuotis, kada pro termostatą praleis tada. Nu šiaip, ta prasme, atrodo, va pats matai, kur va čia va yra. Čia, bet man atrodo, kad man čia bėga ir per tą žarnas va bėg tam toliau. Tai tada būtų logiška, ne? Nu, kad antifrizas tai jau užpajutau iš skonio pasitiprinti, žinai. Ir dar įrodamas tai, kad bakelis tušęs buvo. Nu, žodžiu, į ką skambykit? Davai. Davai, gerą kelią. Lietuva. 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 Laisva. Būk laisva. Lietuva. O, žinau, dabar čia ir reikia. O jį, blet, geras klausimas. Nu, bandom į kairę. O netiesiai? Nieko nebus, laukiu ir... Lietuva!